tau atsakau. Ponės ir ponai, sveiki susirinkę dar kartą į Atsakau. Ir šiandien yra ypatinga proga, ypatingas epizodas, nes šiandien svečiuose turime damą, viešinę, psichologę, mama, šventa moteris, dar kitaip praminta Panevėžio Teresė, dukra. Tai ponės ir ponai, nieko nelaukdamas, mano mama Birutė. O, paplojam Birutei, paplojam mano mamai. O, na, mama. Nu, tu čia tai jau per daug, tu čia prisakėjau visokių nesąmonių. Kokių nesąmonių, viskas. Visi titulai, kaip sakant, užtarnauti yra. Na, jau, pratau. Jo, kaip man laikaisi, kaip atvažiavau čia, įsikviečiau tave iš Panevėžio, kaip sakant. Tai visur būnu, ir Panevėžį, ir sodyba, ir visur, aš manęs visur pilna, visur. Dėl ko pasikviečiau tave, mam, nes tam su Stonkom epizode šnekėjęs, tai Mantas Stonkus, tam savaitės rypo ir žmonės patiko labai žmonėm. Labą dieną. Labadiena. Mantas Stonkus skambina čia iš Emilio telefono. Tai va, sakė pasikviesti tave, tai sakau, reikia pasikviesti. O čia žinai, kas per podcastas yra? Kokia yra esmė šito podcast'o, ant ko jis yra pastatytas? Ne. Čia yra ant istorijų pasakojimų. Aš pasakoju visokiausias istorijas. Va, dabar praeitame epizode pasakoju istoriją, kaip su tėvu, kai buvau mažas, mane tėvas nusivežė į užgavėnių švęsti. Į Anykščių tokį miškelį. Ir mane aprengė kaip vampyrą ir jis apsirengė kaip vilkologis, tokia vilkologio kaukę realistiškos idėja. Ir ten tam pamiškiai vyko ta šventė ir aš tokį vieną demoną, tokį velniuką mažą vaiką susidraugau. Ir aš jį nusivėjau į tą mišką ir jis dingo kažkur. Ir aš vienas palikau miškį ir aš pasiklydau miškį. Ir aš belia kaip įsigandau, pradėjau verkti, pasimečiau, ieškau tėvą ir pradėjau šaukti tėvą. Ir aš ant tiek buvau išsimėtęs, disorientuotas tam miške, kad mano tėvas išlindo, atsimink, buvo ta vilkologio kaukė realistiška uždėjus. Ir kai tėvas išlindo iš tų krūmų, pradėjo man ieškoti, aš galvoju, kad ten ne tėvas, o vilkologis yra. Pradėjau bėgti nuo tėvo ir ten apsiverkiu, belia kaip tėvas mane gaudė. Tada žmonės mano tėvą sulaikė kažkokie, nes galvoja, kad aš nepažįstu tėvą. Nes man jam atrodo, kad kažkoks vyras su vilkologio kaukė vaiką gaudė, vaikas verkia ir bėga nuo jo. Tie galvoja, kad tėvas mane išpys nori, kad tėvas pedofilas ir nepažįstamas jiems kažkoks. Jie prie tėvo prispyso, pradėjo tėvą klausinėti, ką jūs čia darot, ką jūs tą vaiką gaudot. Tai va tokia istorija paskui. Baisu. Tu turi kokią nors istoriją, kokią nors įdomią tokį nutikimą, kokią nors? Tai vaikystė, ten žinai, tokios istorijos, tai baisios, tai kur aš sakiau, kur senelis ten, žinai, prisigeręs buvo. O, ne, čia per žiaurą, kur senelis su kirviu pro namus nešdavos. Lietuviškas tornadas čia vadinasi. Žinai, kad mes neturim stichijų, mes podcast'ą praeitam šnekėjom, kad mes neturim Lietuvoje stichijų, jokių neturim uraganų, jokių žemės drebėjimų, bet mūsų stichija yra alkoholizmas. Jos yra realistiškos, už tai va tokios va, panašios. O tai tokių džiaugsmingų, ten super kažkokių tai bajeristiškų, nu tai aš to negaliu papasakoti dabar. Kažkokia prie bajerio, ten tokia labai jau ten linksmų. Turi gal kažką šiaip, ką norėjai pašnekėti kažkokių? Ne, nu tik tai buvo, kad dėl to, kaip jūs mane pagavo tada parduotuvėje. Jo. Na, ten supranti, nes aš tai iš tiesų labai buvau, kaip nustebęs dėl to, kad aš atsiliepiau labai trumpai ir tavo dovanotą šitą aš atsiliepiau, pakėliu ir girdžiu, nesupratau, girdžiu Mantas Stonkus. Aš pradžios net negirdėjau, kad ten tas savaitės ryfas, ten visą kitą įsivaizduoja, aš nieko nesupratau, galvoju, kur aš šneko. Tai va ir buvo paskui labai įdomu, tai kur ką ten, net pati nelabai prisimenu iš tiesų, kitą kartą galvoju. Aš ten nutrūkdavau, kažką ten toliau, ten batus. Per žiūrėt, reikia įrašą tiesiog. Tai paskui jau vėliau, ten paskui jau jo ir galvoju, o jėtus tu mano. Bet gerai, žmonėm patiko, visi žmonės rašinėjo komentaruose, kad reiktų tau atvaryti į podcastą. Aš dabar, bet tai pala, tai tu skaitai, kad tu dar alkoholikės, ne? Nes vieną kartą alkoholikas būni, kitą kartą po to visą gyvenimą. Kaip pasakyti, aš tai pati savo prisimenu ir žinau, kad tai mano silpna vieta, ne, kad aš negaliu. Ta prasme, daugiau ten, žinai, prisigert, padar kažką, nes jau žinau, kad jeigu pradėčiau ir vėl gerčiau toliau. Nes man užtenka tų praradimų, aš daug metų, virš 30, ten daugiau su viršum, aš jau pagalvoju, aš 22 metų. Nes kai tiek jau stojau, ten buvo dar ten gal vienas, ten toks nuslydimas, bet esmė jau, man buvo 20 metai, kai aš supratau, kad viskas mano gyvenimas, žinok, jau baigėsi. Nes, po teisybė, žinai, aš dar važiuojant, pamačiau, galvoju,
ten, nu, va, tu dabar nuomojasi būtą, žinai, galvoju, o aš konkrečiai pragėriau tokį būtą, žinai. Nes kai baiginėjau statybos technikumą, jeigu būčiau ten normaliai, čia senaisgi labai laikais, ten, kaip tu pagalvok man, nu, ten keli metai ir 60, ar ne, ir galvoju, va tada dar būtus ten kažkaip dalindavo daug greičiau ir aš va, kaip statybos technikume mokiausi, žinai, ir galvoju, jo, jeigu aš būčiau praktiką pabaigus, viską jau būtų. Ir būtas čia buvęs ir gyventum savo ir nužiauri daug praradimų iš tiesų per tą, dėl to ir sakau, tu sakai, kokių istorijų ten juokingų, man aš vat ir nenoriu, kad vien būtų ten, kad ir dabar šitame podcast'e aš atvažiavau visiškai nenusiteikus juokau dėl to, kad Aš gal apie spermą šnekėsim. Nu, patilėk. Aš gal apie spermą šnekėsim su mama. Emilį, nu tu ten gali su ką nori šnekėti su mama, tu žinai, prisižvengia, aš buvau pati klaunas, aš buvau, supranti. Ne, tai aš tai ne klaunas, aš tai nesu klaunas. Palauk. Aš komikas, Patilėk. Tu čia implikuoji, blemba. Aha. Tai aš irgi buvau bairystė iš tiesų ir prie bairio ir visą ką, bet, nu, žinai, tie bairiai, kaip su teta Reda, žinai, Reda, ir kažkada čia šnekėm, sakau, mes ten eidavom, žinai, ten gerdavom irgi balevodavom, ten bairiai, ten tūsai, šokiai, festivaliai, paskui eidavom žudytis po viso šito, žinai, ir galvoju, va, ir koks čia. Tie visi svaiginimaisi, nu, tie visi, žinai, tos priklausomybės, tos prie gero niekados, nieko, ta prasme, nieko neprivedė, žinai, ir dėl to per daug praradimų ir kad man ten labai jau linksmai, aišku, tas linksmumas taigi buvo ten, neatrodo, nu, kažkokiu tai ten bairių nuotykių, bet tie nuotykiai, žinai, tik tai jokai buvo tam kartui, paskui tai ten, žinai, tie prisiminimai, tai nieko gero, žinai, nes prisidirbdavau nerealiai visur, tai policijos, tai vėl kas nors, tai, nu, vienu žodžiu, tai ir galvoju, ir dėl to kažkaip, nu, daug dalykų prisimenu tokių, kur žinai, kaip pasakyti, daugiau blogų dalykų negu ten tų gerų, daugiau tikrai, ką tu praradai, kiek tu galėjai pasiekti, pavyzdžiui, nu, dabar, žinai, čia sako, o, čia kažką tai pasiekė gyvenime, nu, tai, nu, aš galbūt savo tas priklausomybės, savo tą, nu, kaip pasakyti, nesėkmės galiu dabar panaudoti tiem geriem dalykam, mane galiu žmonėm padėti dar kažką, bet supranti, bet, nu, iš tiesų tai prarasta, nu, jaunystė visą prarasta, pravaryta. Supranti, kodėl, vat, nu, ir kitą kartą aš ir paskaičiau ten komentarą, aš tai šiaip nelabai ten, žinai, man dėl tų ten laikų, ten dislaikų ir visako, aš tai tikrai neparsiduočiau, nu, kaip sakau, jokiuose. Man filmuotis tai yra čia iš viso, niekada nenorėčiau nei jokį eterį, kažkada anksčiau, tai mes ten kalbėjome, nakvyšai, tai aš irgi kalbėjau, kad tai įsivaizduok, mes irgi filmavo ten atvirais veidais, prisipažinom, ten mes tryse. Senais laikais buvo tokia laida nakvyšą, ten kalbėjom, nu, prisipažinom. Ateinam žmonių žiedavo. Taigi per teliką, tengi tik telikas būdavo, jeigu ten dar Facebook'o nebūdavo. 100 000 žmonių pamatys. Taip, ja, tai, bet esmė tada irgi prisimenu atvirų veidų. Tai irgi prisipažinau, kad aš alkoholikė, bet ten daug buvo iškarpyta, už tai aš nepasitikiu. Ir tave, tu žiūrėk man. Tai aš pakarpy, ne, aš žinau, aš gerai padarysiu. Ne, baig man čia, visas tas prašom, kad iškirptum savo tos visus, ten kitus persimesk ten tuos visus. Gerai, aš nebijau, aš padarysiu gerai. Nes, nu, iš tiesų, žinok, ir va tada prisimenu, aš labai pykau, nes jie iškarpė tą, ką aš galvoju, kad yra svarbu, ten būtent, nu, netgi tą patį, tas pačios, žinai, kaip aš, pačios žingsnis pirmas, kaip man ten, irgi kaip tikrai aš su to Dievu, kaip susitikau dėl to, kad, nu, aš buvau iš tiesų, nu, kaip, tu pat žinai, kaip mačiutė mus ten, žinai, auklėdavo ir mokindavo, tu potyrė, aš nesu religinga jokių būdų. Ir man tai čia buvo, ir aš netgi pyko ant to Dievo. Aš visiškai, ne tik, kad aš sakiau, gyvenime netikėsiu jo. Ir aš ten jį kaltinau viskuo, kad mano tėvas buvo alkoholikas, kad aš neturėjau vaikystės normalios, man buvo gėda iš tiesų, aš žiūri išgyvenau gėdą, nes ir mokyklų juokdavos, ten sako, o, ten matėm tavo tėvą, ten girtą, nu, vienu žodžiu, ten su kažkokiom, ten vienu, nu, nekokiom, ten ar moterim, ten dar kažko, žinai, ten miestelį ir galvoju, nu, supranti, man tai, va tie dalykai, tai, nu, ką žinau, labai nervavo dėl to, kad ir aš Dievą kaltinu visko. Sakau, kodėl, tai kur tu Dieve, kur tu čia visi čia, mačiutės ten, žinai, ką, nu, kalbėjo apie Dievą, čia bijo galvoti, aš taip viską bijau galvoju, aš pati savęs bijau, net nežinau, kaip, nu, kaip gyventi, kaip daug dalykų atsitiko, nu, būtent nuo vaikystės, žinai, kada ir paskui pati pradėjau gyvenimą, žiūrėjau į tėvą ir galvoju,
Tu prisimeni senelės, kai gerdavo ir aš jį žiedavau, aš galvoju, gyvenime negersiu, jau aš tai galvoju, gyvenime negersiu. Ten mačiau, kaip jis, tai va, dėl tų šautuvų visų, jis ten turėjo ir tą medžioklinį šautuvą, tai tu sakai, va, nuotykių. Tai čia buvo realūs nuotykiai, čia realybė šou buvo, kai jis ten su to šautuvu ten sklaidėsi, visi kaimynai buvo ten nusidengę tom pagalbėm, žinai, ten šalia, kur va gyvena ten. Tai paskui iškvietė, jį išvežė. Tais laikais dar buvo milicija, ne policija, milicija. Tai iškvietė tą miliciją ir ten jį sulaikė, tai sako, ką tu būtum nušovęs, nes paėmė tą šautą, tai sako, būtų nušovęs, dėdė Kestą, mano, mamą, tavo močiutę ir tai pats nusišovęs, tai manęs nepaminėjo. Bet prieš tai, žinai, kaip sakiau, kaip jisai norėjo man tą galvą nukirsti, žinai, kaip aš grįžau nuo pelio ir va, tie dalykai, supranti, kodėl aš kodėl aš kalbu, dėl to, kad mūsų ta praeitis, daug įtakojo tą ateitį ir va tas, kad aš užaugau baimės ir po to, kaip senelės ten prisimenu, tavo senelis, mano tėvas, kaip jis daug aš grįžtu, čia tokia patenkinta maža mergaitė ir tėvas, aš matau, kad kažkas jo akis išvirtusios, ten tokia, žinai, kaip ten, čia tikras vampyras buvo, ten. Ir jis sako, tik čia, galvoju, kur čia, tik čia, žiūriu ten, žinai, ir vis ant kaladės sako, tik aš to galvą nukirsiu. Pradžio galvoju, kad juokauja, žinai, čia, paskui žiūriu, kad čia nebejokai, ten akis persivertusios, va tai va, žinai. Tai aš kai pradėjau klykti ir tą tokią medinę tvorą ten prie verandos ir aš, o žinai, tai man rankos tai mažas, aš maža, tai ir galvoju, viso, dabar tai jau, kažkas, žinai, aš tikrai bijau, aš supratau, kad, gali mano gyvenimas dar neprasidėjęs normaliai ir pasibaigti. Aš tai pradėjau klykti, tai gerai, kad kaimynas išėjo šalimais, ten gyveno, žinai, jis išėjo ir jis pradėjo raminti ir aš kaip ištrūkau. Tai va, tai prisiminėjau, va tokie var, aš prisimenu, ten basa, per Ažienas ten gyveno mano močiutė, tavo promočiutė ir ten prie miško, tai aš per ten Ažieną supjautas variau, slėpiausi, o tėvas pasiėmęs tą šautuvą medžioklinį, būtent važiavo, ar ten su mašina, vienu žodžiu, ar jis ten šautuvą buvo pasties, kad jis važiavo ieškoti šautuvą ir senis norėjo ten kaimą šaudyti. Iššaudyti tikriausiai jo, ten nežinau. Tai va tokie prisiminimai ir po to supranti, kada tu augi, to pasąmonį, žinai, tokias mintis pasieja, kad tu net nevertas gyventi. Tarsi supranti, kaip mažam. Tu tai visiems, tu tai daug meilės patyrei. Pavyzdžiui, netgi močiutė buvo tokia šaltesnė, matai, ir dabar tokia, jin buvo tokia mokytin, tokia kontrolierė, ten mokinkis, ten. Aš labiausiai nekenčiau mokintis. Aš nelabai man patiko dėl to, kad... Aš irgi nekenčiau mokintis. Tai aš tai žinau, kad tu nekentai. Bet nereikėjo. Ar aš tave verčiau dėl to, kad aš pati nenorėdavau. Kitą kartą pasakydavau, tai ką, bet mačiau, kad, netgi užtardavau tave, žinai, kaip ir močiutė ten pykdavo, žinai, kad, čia mylis ten ar blogai išsakydavau, tai man irgi nenorėdavosi ten būti ten tų mokslų žiūrkė dėl to, kad, tiesiog aš nenorėjau, nežinau kodėl. Tai va, apie tas baimės ir supranti, kada tu užaugi baimėse, va tokios, ir tu galvoji, kad tu nevertas visiškai, toks gyventi, tavo saugumo visiškai, tas nebuvimas, vaikystėje, ten ta savivertė žema. Žinokin, daug dalykų padarė mano gyvenime. Už tai, žinai, atrodo, netgi, kad tu nereikalingas, supranti, toks tas atmetimas nuo pat vaikystės, jis daro, dabar aš kaip padedu žmonėm, mane kalbu su moteriams, su aplamais, ne tik ir su vyrais, ir kalbu ir galvoju, vis tik sakau, grįžkime į vaikystę, kas ten prašaknis, ar tėvai gėrė, ar ten kažkokios buvo problemas, ar tai čia yra žiauriai svarbu. Nes tu žinai, kaip mama iš tiesų dėl tavęs išgyveno, dėl visko. Ir supranti, aš žinau, kad manęs nieks nesuprato. Kodėl, aš, pavyzdžiui, aš tikrai ne vieną kartą aš jau žudytis, dėl to, kad aš negaliu, aš nemokėjau gyventi, nežinau, kaip gyventi, kaip spręstas problemas, dėl daug dalykų. Ir man nieks nepadėjo. Pavyzdžiui, ta paauglystė yra žiauriai sunku iš tiesų. Ir paauglių mažai, jie patys savęs nesupranta ir jų nieks nesupranta. Kodėl aš kitą kartą galvoju, tu sakai, kad belikas, tai ten dėl tų pasiekimų netamesnė, bet galbūt kažkam iš tikrųjų labai yra sunku, galbūt kažkas tikrai jau bandė žudytis ir nori, ir jie atrodo... Tai padarysim, kad susisiektų, tik aš pagalvosiu, kaip, kad bet kas... Jo, kad ir tikrai kas galbūt, aš nežinau, ką aš galiu padėti iš savo pusės, bet aš žinau, kad kiekvienas, galit jūs savo padėti, nes, išlauktą momentą, aš vis laik sakydavau,
kada užeina tos emocijos, ir tu net nežinai, kur dėti su jom ir kad turėt bent jau su kuo įsikalbėti, tam yra ten ir psichologas gali, tuo metu bent jau, aišku, arba kažkokį ten gerą draugą, dar kažką, bet žiūri, tas butelio, kaip aš visiems kalbu, žinai, kad yra, pavyzdžiui, žmogus kaip butelys, aš taip konsultuoju, žinai, rodau, ir mes, visas prisikaupė visokiausių emocijų per gyvenimą, kai eini laiku, pavyzdžiui, tu čia dabar esi, ir būna, pavyzdžiui, kažkokie nusivylimai, tu buvai nusivylęs, ten, pavyzdžiui, kokie irgi atmetimai, galbūt, mergaitės, ten draugų, išdavystės ir kaupėsi neapykanta, pyktis, ten savigrauža, kaltė, gėda ir galbūt kažkokie darbiški ir gerų emocijų ten, bet aš galvoju, kad tų gerų galbūt netgi mažiau, gal mes, nesvarbu, bet esmė, ir tada tu prisipildai tiek, viskas, ir jeigu tau dar lašas, kaip sako, žinai, rakmenį prataša, ir tu viskas, ir tu tuo metu, jeigu tu viską laikai savy, tu sproksti, tu supranti? Tu sproksti ir kiti dėl to ir kitus nuneša. Grindis valyti, ta prasme, kad, kiti ir nusižudo ir tikrai man žiūri ir gaila ir tų žmonių, kurie laiko viską viduj, ir nėra, kaip ar netgi negali, bijo galbūt pasakyti. Pavyzdžiui, aš ieškojau pagalbos pati, aš ieškojau, važiavau, viską iš Panevėžio mečiau, ten palikau tik tai raštelį, ten, mamai palikau, kad važiuoju gydytis. Ir net nežinau, nei kur, nei kas. Duok, man dar 20 buvo, gal ten 1 metai, gal netgi 20, kad aš jau pradėjau, 18 jau supratau ir kad, kad esu, jau, kad su manim kažkas negerai. Galvoju, kodėl visi normaliai geria, aš nemoku normaliai išgerti. Visos draugės kaip ir nainami kokį gerą ten kabaką ir visą ką, viskas tvarkoja, man reikia, jeigu ten neprisigeriu iki komos, tada aš grįžtu ir tada visiems turi dasibaigti, supranti. Ir po ten rytojus blogą ir vėl ten toliau. Bet čia saiko tiesiog net ir pas mane panašiai ir aš nėra, kad dažnai geriu. Bet jeigu užgeriu, tai nebūna, kad 1 ar 2 išgerčiau, visada jau varau normaliai. Bet nėra, kad kiekvieną dieną geriu, bet dabar nebegeriu, visiškai nebegersiu. Tai buvo negeris 1 ar 2 metus beveik, dabar vėl mėginsiu. Tai gerai, kad kiti yra tokie, žinai, bet čia labai nedaug, kurie turi tą stiprią valią, ne? Bet veipinti negaliu mes, veipinti tai tikrai nežinau, ar išeiti. Tai čia lygiai taip baisu. Čia sunkiau mes negu alkoholį, aš to galiu tiek. Aš rūkyt mečiau žymiai sunkiau man buvo mes trūkyti, nežinau, gal kokius 9 kartus bandžiau, žinai, ir irgi pasėmus tą kancarą, galvoju, negi tu mane valdai, negi tu, žinai, kancaras valdo iš tos serijos ir man dėl to, bet taigi tu pat, žinai, vienoje lentynoje, kodėl ne, kaip priklausomybėse yra ir kafeinas, netgi ir kava lygiai ta pati priklausomybė. Bet irgi pripratus prie kavos, jis geri pastovi. Taip, 2 padukai į dieną, narkomanas. Ir cukrus ir prie kavos pripratus. Patilėk. Ir ta prasme, tai kažko visi nesipriklauso, supranti, tai tik tai sakau, žinai, tai tos pačios blogybės, ar ne, kaip sakau, kafeinas, ten irgi, tai čia labai sunku, ką tu ten geri, kur tu čia paslėpi ten tą... Nerodyk, aš nenoriu rodyti. Ne, jokios. Tai... Ir kava, narkotikai, alkoholis. Pornografija. O, tai čia, aišku, yra, tai daug. Aš pripratęs prie porno irgi, nebegali nežiūrėti. Nešnekėk nesąmonė. Rimtai, aš tu nejuokauju. Paklausyk dabar. O yra kažkokie, yra kaip anoniminiai alkoholikai, kad tiekas prie porno. Tu juokiesi, tu nežinai, kad čia yra normali priklausomybė, aš tu nejuokauju dabar rimtai. Aš porno jau nuo 4 klasės žiūriu, nesustojęs, kiek jų laiko. Paklausyk. Tai aišku, yra priklausomybės, taigi čia yra begalybė tų priklausomybė. Nuo emocijų, viena emociškai, tu žiūrėk, tu esi priklausomas. Ir visi žmonės emociškai priklausomi, bet kaip ir tada kalbėjau, kaip su Tonkamu sakau, bet tik tai mes, sunku pripažinti, kad aš emociškai priklausoma, bet, pavyzdžiui, žiūrėk, man kažkas liūdna, man norisi prisigerti, dabar man, nėra, aš dabar negeriu, bet vis man, žiauriai man būna, pavyzdžiui, kada man labai įskaudina, arba čia nesinti tokia išdavystė, žiauriai sunku, bet aš dabar išmokau įsikalbėti, įsiverkti, išmokau, aš įsakau, visą laiką iškalbu, išsireikiu, tikrai sodybą. Į orą tiesiog orė? Ne, tai pasiskambinu su draugiam, su visą ką. Jeigu vieną, tiesiog reikia sodybų. Su Dievu išneku, Dievui viskas, sakau, Dieve, kodėl, Dieve, kodėl. Tikrai. Ir supranti, tai, nes aš žinau, kad jis yra asmuo, jis nėra, kaip tu ten pasakys, svarbu, kam meldiesi. Tai aišku, svarbu, kam meldiesi. Aš kaip ir, tik tai ten nebeturėjau laiko, aš tiesų nežiūriu, ten stonkus jau, aš jau galvoju, parduotuvėse darys tada, kai išnekėjau. Biškis įgandu, nes aš buvau kitose patalpose, galvoju, mane užrakins ten, ta mano pažįstama ten ir paliks ten tarp tų vato. Ir tai va, ir tų priklausimų yra žiūriai daug. Aš tau atsakau! Man iš kalėjimo skambino merginos ir sako, matėm tavo mylį tam
Nu, tai laidoju, kaip ten, kas juokėsi Paskutinis. Na ir ten netyčia šenginė ir paskui pamačiau, kaip ten kažkokia ten įsijungė tasai ir klausimas, ar nepasitikėtų, kaip tenai buvo. Kas labiausiai kom nepatikėtų? Nepatikėtų. Aha. Ir girdžiu, negaliu patikėti, visi ten sako, mylium. O dar tavo draugelis, dar pagalvok, tai čia taip viso, aš tai susinervavau viskas. Negi čia bairis. Paklausy, nesvarbu. O dar tavo draugelis sako, mylis, dėl to, kad jis sėdėjo, galvoju, nu geras, galvoju. Tai čia sakė, ai, ten tam, ja. Aš pagalvoju, dar galvoju, nu blem, man toks nervas paėmė, galvoju, dėl to, kad... Ne, čia specialiai, žinau, čia bairis. Čia viską ir bairis, čia buvo, tipo bairė, bet manęs nenervuokit, nes aš galvoju, nuosi, galiu duoti irgi. Tai čia, taip, tave už to, dėl to, kad, nu, aš žinau, kad tu iš manęs nieko nepaimdavai nei cento, galvoju, va, iš tiesų, tik tavo problema, kad tu nemokėjai pasakyti ne. Ir tu... Tai aš dabar dar nelabai moku dažniausiai visur. Va čia man ir buvo irgi problema. Aš irgi nemokėjau pasakyti ne. Supranti, pavyzdžiui... Bet čia yra tas FOMO, man atrodo, fear of missing out. Tai yra baimė to... Nu, jeigu tau kažką pasiūlo, tu dažnai nepasakai ne dėl to, nes tu tada pradedi galvoj mąstyti, kad o kas bus, jeigu čia gerai iš tikrųjų yra, kas bus, jeigu aš čia praleisiu kažką gerą, kas bus, jeigu nepasakysiu ir jeigu būčiau pasakęs, tai būtų buvo ten labai labai gerai. Tai gal man reikia pasakyti. Nu, žinok, aš ne apie tos gal dalykus daugiau, žinai, vat, pavyzdžiui, kai senelis gerdavo, ne, aš bėgdavau ten nukurait, škaidavom ten su draugėm, ten visokios kavinės ir ten, žinai, kaip baliavodu, prasidėdavo ten pabiškis. Sakydavo, nu davai, atrodo. Ir va tas nemokėjimas pasakyti ne, nes tu kur tu, čia tavo hebra, nu, ta prasme, supranti. Ir atrodo, kad tu toks būsi neprimtinas, atstumtas, nu, va toks. Nu, tu tarsi nenori būti kitoks ir tu tapatinis tą bandą, supranti. Va čia yra irgi blogybė. Nu, jo, tas nemokėjimas pasakyti ne, supranti. Ir atrodo, tada, kaip čia dabar, kaip aš atrodysiu čia dabar. Taip kvailai, žinai, ne, bet, nu, tai, nes daug kartų aš, pavyzdžiui, aš gal, ačiū Dievui, kad tais laikais ten tų narkotikų dar nebuvo daug, bet vis dėlto, bet vien dėl to įdomumo mes ten irgi ten prisimenu ir teko ir pavartot, gal ten nedaug kartų teko, bet prisimenu tokių tablečių, ten buvo atsinešę toks ataminoaltanatris, buvo seniau, nuo kurių ten irgi grinai poveikis buvo toks narkotinis irgi, žinai, tai irgi va, dėl to, kad nemokėjau pasakyti, ne, davai. Nu, ir davai, tai gerai, kad, sakau, daugiau aš buvau linkus prie to alkoholio ir tais laikais narkomanas buvo pats paskutinis jau tipo žmogus, supranti. Čia tie seni laikai būdavo, dėl to kažkaip tai daugiau, o žinai, kaip... Tai tais laikais narkomanas skaitydavais, jeigu nežinau, ten jeigu plaukus geltonai nusidažai, jau tada narkomanas būdavai. Bet tais laikais, kas narkomanas yra? Narkomanas tai dabar jau, kur sako, oi, čia jau grinai narkomanas, tai čia jau kur žiūri labiau. O dabar įsivaizduoji žodį, dabar kai tu išgirsti narkomanas, įsivaizduoji žmogų, kuris ant heroino yra sėdęs. O tais laikais tai narkomanas, taigi ten kad žulės parakydavo, jau užkart narkomanas būdavo. Ne, tai ten augonas daugiau būdavo ten. Okay. Nu, nesvarbu, tik tai, kad aš irgi, pavyzdžiui, matai, ten netgi tais laikais, kai, pavyzdžiui, buvo pankai, ten hipiai, prisiminėte, aš buvau pankė buvau. Ir vien dėl to, žinai, kodėl pankė buvau, dėl to, kad aš pasikabino šaukštuką, nešiodų tokį stabrinį čia pradurtą ir juos tau sėdėjus būdavau, žinai, ant galvos, kai davom ten į diskoteką iššokius. Suprantate? Ir jau buvau pankė. Tai gerai, kad mane pasisekė, kad mane išgelbėjo. Kai aš nenumiriau ten nuo tų tablečių prisirijus ten, gerai, kad mane daktarai ten tikrai, tokia daktarė prisimenu, gal 4 mėnesius mane daug laikė ligonį. Šiandien uždyti bandyti, tablečių prisirijau. Jo, prisirijau ir galvoju, visą nebegyvensiu. Ir jinai prieidavo, sėdėdavo prie manęs ligonį, atsisėsdavo ir nieko nesakydavo. Aš tokia visa, galvoju, nieko man tik nekalbėkit, nes aš sakau, aš visiems savo galą pasidarysiu. Aš tokia, nes galvoju, nesupranti, va tavas tas beviltiškumas, ta beprasmybė. Galvoju, nu visien, aš nemoku gyventi, pasakyti net nežinau, kas su manim darosi, nes, o tu sakai, va tas, galbūt noras netgi patikti visiems, kad, nemoki pasakyti ne, atrodo. Ir tu jautiesi, žinai, kaip tu aš jausdavausi, aš, pavyzdžiui, jausdavausi, kaip aš išduodu pati save. Aš netgi važiuojantis, aš netgi paprašiau draugų, ten sakau, tu žinokit, palaikykit, nesakau, o tarsi bijut, sako, kągi tu tokia drąsiai visą ką, bet taip atrodo, kad aš drąsiai, aš dabar išmokau sakyti tą tiesą, aš nebebijau būti savim, bet supranti, kodėl aš to sakau. Ir tada tu jausdavosi, kai tu, vaidini, tarsi supranti, kad tu netoks, tu nori visai ką kitką, tu nori, atrodo, pasakyti, kad tau skauda, kad, tu nemoki,
netgi išreiškai, kaip tu jautiesi, tu supranti. Dabar tai aš jau išmokau, aš dabar išmokau vardinti savo jausmus, anksčiau aš net nepažinau savęs. Tai galvoju, man galbūt ir, kaip sakau, buvo daleista, tie visi alkoholizmai, ten visą ką, kad aš pradėčiau susipažinti su savim, žinai, ir išeičiau iš to vidinio kalėjimo, tu supranti. Bet dar tas gal tais laikais, kai tu buvo jaunesnė, dar šiaip nebūdavo labai populiarus dalykas tas gilinimasis į savo psichologinį sveikatą. Nebuvo jokios pagalbos. Tabu būdavo, kad ten depresija, taip toliau, tai vis, ten narkomanas. O dabar, man atrodo, dabar jau jaunimas daugiau turi. Nes dabar aš jau pats, kiek man 25 metai, bet aš jau nuo kokių 20 metų ten gilinosi tos visus psichologinius dalykus, ten tos visas būsenas ir taip toliau, kur man atrodo, tais laikais tu net nelabai nieks. Jokių pagalbų ir tu supranti, tada tikrai žiauriai būdavo sunku dėl to, kad tu realiai nėra pas ką ten pasiklaust, kas to vyksta ar ne. Taip. Ir ypatingai, kodėl aš sakau dėl tų paauglių ir žinok, ir visą laiką man skauda, pavyzdžiui, kaip aš buvau jauna, ne, kai dabar, pavyzdžiui, kad ir tu kaip augai, ne, galvoju, tu gal 2 kartus suprasdavai, aš nieko tau nesakydavau, aš tik tai pradarydavau duris, aš žiūrėdavau, kai tu mėgi, man labiausiai patydavo matyti, kai tu mėgi visus tenai, ir aš net neidavau, nematydavau, kai tu pyktas ar kažką, aš tik tai paskui neidavau ten ir tikrai Dieve, sakau, tu jam padėk, tu jam, kažkaip, tu supranti, nes aš žinau, kad tą laiką, kad aš tik tai galiu būti tave priimti tokį, koks tu esi, su tavo visom būsenom ir geriausia atėjo apkabinu, nors tu mane ten stumdavai, eikmotin. Tai neslysdavai pastovi. Aš būtų man taip norėdavau taip kabinti dar daugiau, žinai, aš dar piktesnis. Boi. O aš dabar kaip galvoju, matai, aš atvirkščiai, gal dėl to, kad aš, kaip visam, mergaitės gal atvirkščiai, jos gal daugiau norėdavau, aš galvoju, aš taip vaikščiodavau, tokia pikta irgi būdavo, kad nors, atrodo, kad nors į pažastį lįstum kažkur, tai kad pabūtum saugume kažkokiam. Ir supranti, atvirkštiniai dalykai, ar ne? Bet matai, aš tai visien supratau, bet daugelį atveju aš tai jausdavusi, kad manęs nesuprato, pavyzdžiui. Bet čia yra skirtingi žmonės, žinai, kai tu sakai, tau norėdavos, kad apkabintų kažkas, kai liūdna man, tai kaip tik jeigu prastesnės nuotaikos, tai aš kaip tik nenoriu kontakto, aš noriu kuo mažiau kontakto, aš tiesiog noriu būti vienas kambarį, sėdėti ir tiesiog suprasti pats, pagalvoti, dėl ko man liūdna ir toks, kaip nežinau, kaip apsivalymas, aš atsitraukiu, jeigu man liūdniau yra, aš vienas pabūnu namuose tenais kokią vieną dieną ir bum, aš kai naujas atsikeliu, nes toks pabūni su mintim savo, susidėlioju viską ir tai. Bet čia kiekvienam skirtingai. Na, tai aš ir galvoju, ir supranti, tai dabar tu suprask, kam ten kokia ta pagalba reikalinga, žinai, kitiem gal tikrai reikia to apkabinimo, nes aš kitą kartą, sakau, buvo tokia, kai moteris atėjo, žinai, konsultuotis. Ir jinai sėdi tokia, turi jų 2 vaikus, atrodo, turėjo, žinai, ir aš matau, kad jinai taip, žinai, jau viskas, jau nebeprašnekės, galvoju. Aš taip sėdžiu, žiūriu, žinai, ir galvoju, Dieve, sakau, tai kaip man su jie pradėti, tiesiog ką kalbėti, sako, aš su nieko neturiu draugių, aš dar paklausiu, ar tu turi draugių. Neturiu, aš su nieko nenoriu šnekėti, aš užaugau vaikų namuose, visą ten laiką buvau ir, tokia, žinai, piktukas. Bet aš irgi lygiai tokia pati buvau, Nipatchadi, žinai, tokia ten bajaca, bet aš kaip tik tai norėjau, kad, kaip pasakyti, pyktis buvo slėpta baimė, nes aš tarsi bijojau, kad mane gali atstumti, kaip mane tėvas nepriėmė mane, ten iš žmonos negavau tos meilės. Ir tu supranti, iš tų baimių galbūt tu tarsi toks pyktas vaidini, nes tu pats bijai būti atstumtas, žinai. Bet aš norėjau, kad mane kas apkabinti ir aš tada, aš taip užėjau aplink stalą, priėjau prie jos ir tiesiog ją apkabinau. O tiesiog, ir žinau, kaip jin pradėjo verkt. Tiesiog žiauri, aš pati ten vos neapsiverkiu, žinai, kitą kartą reikia apsikabinti, aš kitą kartą sakau, netgi kitiem, motinam, kurių ten vaikai paaugliai, Sako, apsikabinkit, jūs supraskit, nieko nesakykit, neauklėkit, nemokinkit. Kitą kartą to, kaip sakiau, raktas, tas priėmimas ir meilė, supranti, kad tai yra žiauriai svarbu, kad tu priimi toks, koks tu esi, ne kitoks. Mane kaip Stonkus paklausė, ar, aš galbūt ir nelabai teisingai pasakiau, aš dabar galvoju, kaip jis klausė, ar gali pakeisti kitą žmogų. Sakiau, kad negali iš tiesų.
aišku, jeigu jis nenori, bet jeigu jis nori, tu gali kažko, kaip įtakoti savo patirtim, aš galiu pasidalinti savo patirtim, ką aš dariau tuo ir tuo atveju, ne, ta prasme. Bet, gali kelią parodyti, bet to pačio nepakeisti. Ne, ir tik tai galiu, o dar kitas atvejs, jeigu man tai yra, širdį, kaip aš sakau, ne, bet nereikia čia veidmainiauti, aš galiu tikrai, Dieve, tu padėk tam žmogui, paprašyti, net to Dievo pagalbą, žinai, kad jis, tiesiog, kad jis, kažkaip tai pasikeistų, bet aš tai tikrai negaliu pakeisti, ne. Aš pati žinau, man kaip buvo sunku keisti, žiauriai. Aš galvoju, su mano charakteriu, su tokiam baimėm, aš žiauriai viską bijojau, aš bijojau žmonių, nieko nepasitikėjau, dėl to, kaip sako, dėl to tikėjimo, ar ne, kodėl sakau, aš net Dievo nepasitikėjau. Tiesiog, man tik tai, kai buvo sunkiausia, aš vos nuo alkoholio nenumiriau, tada man buvo, aš mačiau, kad jau jutau, kad mirsiu. Tiesiog jutau, kad mirsiu. Ir antram aukšte aš gulėjau su uždegtom šviesom, ten apačioje, mačiutė, draužinė, kai gyveno. Ir aš prisimenu viskas, aš supratau, aš paeit jau nebegalėjau, ten iki tualeto ramsydama sienam, man buvo 22 metai, įsivaizduok, 22 metai. Ir tada aš pirmą kartą, nes aš žiauriai pykau ant Dievo, kaltinu visko, kodėl aš tiek smurto patyriau, ten tėvo, jis man ten 2 kartus ir sumušęsgi buvo. Ir supranti, va tada pirmą kartą aš pradėjau, tiesiog ir šaukiausi, Dieve, jeigu tu esi, padėk, jeigu tu esi, tas, supranti, tai nėra religija, tai yra jis, kaip sakiau, ne, realus. Ir tada močiutė man pradėjo duoti valerijoną, ten tos lašus, žinai, jis man ir širdis to, ir man vaidenosi, kad kažkokie rudo kaip šūnis. Tai nugerimo, čia jau lomkės tokios, ne? O jo. Ir supranti, ir tada atvažiavo dariniškite greitąją, nes man buvo ten žiauriai blogai. Tai gerai, visų pirma, gerai, kad ten valerijoną man davė, ten su alkoholį biškį, dar tadagi aš nežinojau tais laikais, tai buvo labai seni laikai, kad būtent reikėjo kaip tik tai man paduoti to alkoholio, žinai, ten man buvo gal 3 dieną ir ten po ilgo gerimo. Ir supranti, ir tada, ir va tada aš šaukiausi ir sakau, jeigu tu esi, sakau, padėk, sakau, nes, žinai, kokia buvo baimė, tu ir gyventi nebenori, atrodo, žinai, ir, nes tu matai, kad tu negali, nei tu gert moki, nei tu negali sustoti, tu gyventi nemoki, kaip nežinai gyventi, bet ir mirti, aš, pavyzdžiui, ir mirti bijau, nes galvoju, nieko nepadariau gerą gyvenime, žiauriai, nieko nepadariau, o tai nors kokį šuniuką išgelbėt, galvoju, žinai, supranti, čia yra, stovis tai yra žiaurus. Ir tikrai, ir tu sakau, tuo momentu, tada ir prisimenu, kažkaip išliko, nes dar mama iškite ten greituškę man suleido, bet aišku suleido, ten dar įkišo pinigų, suleido man gal kokio nors kofeino, nes pagalvoju, narkomanija, lomkės, narkomanija, supranti. Ir tada aš kažkaip pabiškai atsigavau ir tada prisimenu, tada aš išvažiavau į Vilnių, viską mečiau, supratau, kad aš čia, kaip ir tu palikai Panevėžį, ne? Bet yra kitą kartą laikas, kad mes turim keisti aplinkybės, keisti miestus, keisti kažką. Aš rizikavau, žinai, kaip mane tėvas išlydėjo ten keikdamas, jis eik, tu ten viską dar paskutinius daiktus pragersi, sugrįši, bet aš nebegrįžau atgal. O mano motina... Tai čia kelių metų išvažiavo į Vilnių? Buvo 22 kažkur, čia mano tas taškas lūžio, kada aš jau lūžau. O man tada dar tokia, tada jau buvo, palauk, čia buvo tas užtyrimas, jau buvau biškį pabuvus ir blaiva. Ir tokia turėjau iš Kanados tokią Baleną, jinai buvo atvažiavus iš tų anoniminių alkoholikų grupės. Ir jinai man kaip sponsor, bet tada nebuvo mobiliako, nieko nebuvo, tais laikais jinai suprantė. Ir prisimenu, paskambino dėdė Kestui, mano broliui. Ir tiesiog jinai perdavė, kad sako, tegu nuvažiuoja į Vilnių. Pasakė, kad jau blogai. Ir dar tada aš atrodo atbėgo, aš liktai, kad susitarėm, kad jin man perskambins. Ir tiesiog sako, kad tu važiuok į Vilnių. Nes viską, sako, palik. Ir žinai, kai buvo man lemtingi žodžiai, sako, tu pasitikėk Dievo. Galvoju, kokį to Dievo, bet aš galvoju, aš pasitikėsiu. Aš nežinojau, aš jo nepažinau. Aš galvoju, pasitikėsiu. Nes jinai buvo daug metų blaiva jau tą Leną, ten buvo, jie atvažiavę jau, gal vieną kartą tikrai, gal 2 kartus jau buvo atvažiavę į Lietuvą, į Amerikos lietuvę, žinai. Ir tada aš susikroviau ir prisimenu, įsivaizduok man, kokie stebuklai buvo. Tada aš kodėl, tikrai mačiau, kad jis yra, žinai, kodėl. Aš ir dabar sakau, jūs galite netikėti to Dievo, jūs galite neigti tą Dievą. Paklausyk, dabar tylėk, dabar patylėk. Bet
tu gali išmėginti jį, tu supranti, tu gali, jeigu tu esi Dieve, kaip ir aš netikėjau tikrai, ir man ta religija man nieko nedavė, ten tas per prievartą, kur ten poteris slėpdavo, žinai, ten mačiut ir visą ką, ir aš galvoju, greičiau iš tos bažnyčios, ten greičiau tik tai belika duodu pinigų, įdavom su seneliu, ten įdavom, žinai, tavo. Jis apeidavo aplink bažnyčią, lyzdavo į savo mašiną ir rūkydavo. Ir aš irgi apeidavo iš kitos pusės, aš sakau, senelė, aš davai sakau, tėvai, sakau, duok cigaretę, parūkom. Sako, nesakyk motinai, mes va tai va, žinok, mes veidmainį. Ir aš jaučiausi tokį veidmainį, aš galvoju, man ten ta bažnyčia, supranti, aš ten nejautau to Dievo, aš dabar jį pažįstu, jų asmeniškai, bet tada tai buvo religija ir tiek žinios apie kažkokį ten tas poteris rašiau, tiesiog net nemokėjau. Ir normaliai, ten aišku, vienintelė malda yra Tėve mūsų, teisinga, kur šventame rašte neparašyta. Tai galigi tikėti Dievo, nebūtinai pali visokias maldas Tėve mūsų taip toliau. Net aš sakau. Aš tai irgi, aš tikiu Dievu, bet aš netikiu Jėzų Kristum, aš tikiu, kad Dievas yra, kad yra jisai, bet kas jis toks yra, aš neturiu konkretaus to nusibrėžęs. Kad tiesiog yra aukštesnė jėga, užtenka tom tikėti, kad yra Dievas aukštesnė jėga. Bet nebūtinai Jėzus Kristus, nes man labai nepatinka tas dalykas, kai pastovi, ypač Lietuvoje specifiškai yra peršama būtinai krikščionybė, arba būtinai katalikybė, ir būtinai Jėzus Kristus. Man tas labai nepatinka. Aš labai prieš šitą, aš žinau, kad yra kas tiki jo ir aš nieko prieš to žmonės neturiu, kaip tu, bet aš nenoriu, kad tiesiog atrodytų, kad čia būtina, nes daug žmonių tas atgraso, labai daug žmonių nenori tikėti, ypač jauni žmonės yra prieš va tokį, nes... Paklausyk, bet jūs neskiriate religijos nuo tikėjimo. Taigi yra daug bažnyčių, yra net tiki ten to Jėzum Kristum, pavyzdžiui, ne? Nes yra trejybė, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, yra trejybė, šventa trejybė. Bet čia irgi yra jau krikščionybė, čia yra ta trejybė. Taip, krikščionybė. O kaip tu dabar, bet ar tu pažįsti savo Dievą? Ne, bet aš tiesiog tikiu, kad yra kažkokia aukštesnė jėga ir viskas. Tu pradžią aš irgi taip tikėjau, kad aukštesnė jėga, bet paskui susipažinau realiai su Dievu. Va tada, kai aš netikėjau, kai man buvo sunku realiai, jis atėjo realiai kaip asmuo. Ir man, jeigu ne jisai, aš dabar nebūčiau, čia ir tavęs nebūtų, tarp kitko. Tavęs nebūtų. Realiai, dėl to, kad aš tokia bepratybė gyvenau ir jis tik tai jisai man davė va, tą gyvenimą, tą supratimą visai kitokią, tą išmintį, supranti, ką aš va, dabar galiu padėti kitiem. Nes tu supranti, kam esmė. Aš netgi vis laikai, pavyzdžiui, konsultuoju, žiūrėk, dar vienas dalykas yra. Aš lik piešiu 3 burbulus. Yra kūnas, toliau siela ir yra viduj burbulas dvasia. Sako, mes turime tą fizinį kūną, ar ne? Siela tai emocijas, protas, valia ir taip toliau. Ir yra dvasia. Tu supranti? Ir sako, dabar, jeigu tu maitini savo kūną, ne? Sielai irgi bendrauju. Tu bendrauji su draugais, turi bendravimą, ar ne? Viskas tvarko, maitini ir savo sielą. Bet o dvasia, sako, žmogus miršta, ar ne? Sako, dvasia, sako, jinai eina kažkur, ne? Pas Dievą arba ne pas Dievą. Bet taip, gyvenimas tai yra dvasiai, tu supranti? Taip. O ne išoriai. Mūsų kūnas, jisai miršta ir jisai viskas, iš jo nieko nebelieka. Supranti? Tai jeigu dvasia tavo, man tai patiko viena mergina liūdėjo, ten aš nežinau, ten net kokią, nes aš Facebooką netyčia vieną kartą įsijungiu ir žiūriu, nekalba, sako, žinai, sako, ten, sako, yra tarsi begalybė, kur, sako, tai gali tilpti amžinybė, o Dievas yra amžinas. Ta prasme, tai dvasiai. Ir, pavyzdžiui, aš dabar turiu tą tikėjimą, mano dvasia, ten jau yra, ten Dievas gyvena, supranti, dvasiai. Taip. A tu supranti, ką aš noriu? Suprantu. Tai va, ir dabar aš turiu bendravimą su juo, aš jį pažįstu, nes man įdomu, kam aš meldžiuosi. Ar aš nemeldžiuosi nereligiškai, aš neprašau ten, žinai, kaip poterių nekalbu. Taip. Aš su aš nekalbu kaip su tavim. Taip. Dieve, tu matai man sunku. Žinau, bet neatsakai klausimą, ar yra svarbu konkretizuoti ar ne, nes atsakau, čia jaunimą didžią dalį atbaido tas, kad visi, sako, didžioji dauguma, ypač Lietuvoje, perša, kad būtinai turi būti Jėzus Kristus, specifiškai Jėzus Kristus. Nes jeigu taip yra, tai tada tas prieštarauja tai krikščionių įsitikinimam, kad jie priema visus žmonės. Nes būna daug krikščionių tokių, kuriem tu pasakai, kad aš netikiu į Jėzų Kristų, tarkim, specifiškai, kad aš tikiu, kad yra Dievas kažkokia aukštesnė jėga, bet aš, pavyzdžiui, specifiškai, kad Jėzus Kristus aš netikiu. Taip, aš turiu ten savo įsitikinimą, kad yra aukštesnė jėga, kažkoks mūsų sukūrėjas. Ir aš pats nežinau, kas toks yra, bet aš ir nenoriu žinoti. Ir tada jie tave atstumia, atmeta ir sako, ne, čia taip negerai yra, tik Jėzus Kristus gali būti.
Ir tada, bet tada atrodo, tu pats prieštarauji tam savo krikščionybės visam tam pagrindui, kad visi, tu priemi visus. Tai čia vėl, tu kalbė vėl apie tas, kiekvienas mes ieško, aš tai tikiu, kad kiekvienas žmogus ieško kažko, neatsakymą daug turi, aš, pavyzdžiui, turėjau tiek daug klausimų, nes aš irgi buvau nusivylus tuo Dievu, kur mane močiutė mokino, ar ne? Ir aš norėjau suprasti, kur. Ir aš ten kosmosų vienu momentu buvau pradėjus ten tikėti ateiviais, ten vaikščia, galvoju, koks ateivis ten lėkštė praskrižinai. Taip. Čia rimtai, žinok, čia buvo toks, nes yra ieškojimo kelias, man buvo, kai buvo žiauriai sunku, prisimenu, čia irgi po Vilnių vaikščia visų priešus vartų, sakau, Dieve, tai kur tu čia esi? Jau ten, žinau, kur va čia aušros vartai, visą ką. O jis matė visai paprastai, kodėl tu sakai nepriimi. Tai čia kiekvieną mes turim savo įsitikinimą, ar ne? Aš tai tau galiu pasakyti, aš taip tikiu. Aš patikiu dėl to, kad man jisai va taip atėjo, mano gyvenimą. Supranti? Tu tiki, bet aš norėjau jį sužinoti tą tiesą. Sako, tu pažinsi tiesą tave išlaisvins. Ir aš sužinojau tiesą. Supranti, tai yra mano tiesa, aš to neperšu, tik aš galiu pasakyti apie savo tiesą. Taip. Tu supranti, apie ką aš neku. Ir, pavyzdžiui, žinai, kaip man buvo pagrindinis dalykas, aš kaip mane nervuodavo, kaip tu sakai, prisimenu aš ligonėm, žinai, kaip buvo, aš dirbu narkologijos centre, čia Gerosios Vilties, ir ėjo vieną kartą iš Vingio parko. Ten buvo irgi krikščioniško, ten aš suvažiavau, kažkoks, ten buvo, vienu žodžiu, ten buvo dar pati pradžia, ten tų prabudimo, čia, Lietuvoje iš vis. Ir jie ten gėdodami, aš dirbau narkologijos centre jau, prisimenu su baltu halatu, čia, žinai, su ligoniais, rūkomajam, aš irgi rūkau, ir stovim prie lango ir aš jiem rodau, sakau, žiūrėkit, sakau, durnelė eina, sakau, sektantėlė, sakau, aš tau rimtai, sakau, taip kaip buvo. O tada aš jau buvau blaiva, jau tarsi, tikėjau Dievu kaip aukštesnė jėga ir visa kita. Ir aš sakau, žiūrėkit, kokie jie vargšai. Pažiūrėk, kaip mano visą... Kas čia tokie, aš nelabai suprantu, kas čia tokie? Buvo ten krikščionis, grinai, gyvai tikintis Dievu. Paklausyk. Tai čia aš dabar to papasakosiu. Ir supranti, ir jie gėdodami ten linksmi, o man, aš žinau, kodėl man vis tiek nervas ėmė, kad kažkur pas jos tas džiaugsmas, supranti. Man kažko tokį tarimą keldavo, kas čia per jie, ko čia jie džiaugiasi visą laiką. Man vien dėl to, kad man, supranti, nes aš iš tiesų taip... Tai labai paprasta paaiškinti, iš kur tas yra džiaugsmas. Paklausyk. Aš žinau, iš kur. Iš kur? Nes Dievas, tikėjimas, bent jau mano supratimu, dėl ko va tie, arba ten tie krikščionys, va tokie būna, kur žygiuoja, tenais dainuoja linksmai, arba ten tie Hare Krishnas visokie irgi, kur mieste duodas. Tai čia tiesiog yra, nes kai kuriem žmonėm religija duoda tikslo sense of purpose, kaip pasakyti, kažkokį tikslo pajutimą, kai jie atranda religiją, kurie prieš tai gal gyvenime jautės pasimetę ir taip toliau, jie pradeda tikėti to Dievu ir jie pajaučia, kad turi kažkokį tikslą. Ir labai dažnai tas užtenka tiesiog vien žinot, kad tu turi kažkokį tikslą, kad dabar tas yra tavo pašaukimas ir tau užtenka vien to, kad tu žiauriai būtum daug laimingesnis. Neužtenka. Čia kaip man su komedija, bet tą duoda. Čia aš to dar palauk, aš to pasakysiu dabar ir tada aš, kaip sakiau, ten pasmerkiau ten juos visus, įsijukiau iš jų, sakau, žiūrėk, kaip, sakau, vargšai, sakau, jie tik Biblija jiem ir viskas, tipo, ar ne? Nors Biblija yra pati skaitomiausia knyga. Ten yra ta tikra tiesa, ko man reikėjo, ko aš nežinau, aš turėjau tiek klausimų ir aš neturėjau atsakymą, kodėl tas pyktis, kodėl, ašgi daug ir man psichologai ten bandė padėti ir kai dirbau narkologiniam ir prisimenu žymus labai psichiatras, nesakysiu jo pavardės, labai žymus, dabar savo turi ten gal kažką atidarė žvėrynę, nesvarbu, bet supranti, ir tada jisai vienintelį pripažino narkomanai. Ir įsivaizduok, jis sako, aš tau galiu nemokamą, aš dirbau narkologiniam, sako, aš tau galiu nemokamas konsultacijas. Tačiau psichiatras jau čia rimčiau, čia ne psichologas. Taip, psichiatras rimčiau. Paklausyk, ir aš nueinu pas jį kabinetą, jisai žiūri, aš galvoju, nesupratau, sakau, daktarė, pasižiūri šventas raštas, Biblija ant stalo. Ir aš tokia, žinai, sakau, tai kaip čia jūs, sakau, pas jūs čia, sako, yra išmintis sudėta visa, sako, čia netgi, psichologija visą remiasi, tipo šventų raštų, aš galvoju. Ir man, supranti, galvoju, tai ką jis man gali papasakoti, pas į Bibliją pamačiau, įsivaizduok, ant kiek mano buvo supratimas, toks, tai mano buvo įsitikinimai, čia mano buvo neigimas, tiesiog aš nežinau, kodėl visą laiką yra tas maištas prieš tą tikėjimą. Aš tikiu, kad pas kiekvieną yra, bet kada buvo jau sunku, ir įsivaizduok, ir tada, kai aš pasmerkiau juos, man tada žiauriai viskas griuvo labai gyvenime. Per tuos metus, kai aš dirbau narkologiniam, tada santykiai išgyvenau su amerikiečius, čia senamiestė, viskas buvo baseinai ir visa kita. Viskas man pradėjo griūti.
staiga aš, tikrai, žinok, atėjo toks momentas, kad aš pagalvojau blaiva jau ne vienerius metus. Ir žinok, turėjom, savyginį turėjo pistoletą jisai. Na, aš duodavau kaip amerikiečiam ir ne amerikiečiam, taip išduodavau. Ir aš tokiu vienu momentu man pradėjo ant tiek stogą rauti, nes aš pamačiau, kad aš priklausoma nuo santykių pasidariau, su juo. Tarsi pradėjau ten realiai kažkokios baimės, ten kažkokie pavydai. Antidepresantus gerdavai? Negerdavau nieko, paklausyk. Ir supranti, bet va tuo momentu supratau, kad viskas, ir aš turėjau tarsi viską, aš turėjau. Ir dirbau narkologijos centre, kur galėjau ten padėti kitiem. Ir turėjau blaivybę. Bet supranti, ką aš tau kalbėjau apie tą skylę, kur 3 burbulus, kai aš pažiūrėjau ir tas, o ten tai buvo tuštuma. Ten buvo nieko neužpildyta, aš irgi tikėjau Dievą, kaip aš jį suprantu. Ir kur mano buvo, kaip pasakyti, kur man buvo spraga, kodėl aš taip jaučiausi. Ir tada įsivaizduok, man būtent Vareda atvažiavo kažkaip į Vilnių ir man pradėjo kalbėti, aš jie patikėjau dėl to, kad mes kartuose ir gerdavom, ir visą kitą, ir balevodavom, kur tik tai mes nebūdavom. Ir supranti, man pradėjo kalbėti, sako, žinok, Dievas yra tikras. Sako, jis yra gyvas, sako, tu galvoju, irgi jau nurovėjau stogą, žinai. Rimtai, aš to taip sakau, taip kaip buvo. Ir paskui sako, bet ten mane kiša nieko per pirą. Tas sako, jeigu tu nori, nueik, jeigu tu ten pasakė adresą, kur ten renkasi. Ir tada, kai man buvo sunku, aš to nepabaigiu sakyti, aš gyvenau čia netoli visai, būtent šitos vietos, geriausiam bute, su baseinai, su viso kuo. Bet aš supratau, kad man viskas, man jau blogai, kad aš jau vėl nebenoriu gyventi, turėdama blaivybę, turėdama gerą darbą. Viską turėjau, supranti. Ir tada aš buvau viena, kad buvau nusipirkau tokį šunį iš tokių pigiaukų, ten pirkau, kad, nes ten mačiau, kad jis ten pardavinėjo kažkaip partuviai. Ir buvo paprasčiausias kalėdos. Ir rodė filmą eilinį, kur aš atrodo tikrai mačius buvau. Būtent krikščionišką filmą. Ir tada kažkas pradėjo keistis mano gyvenime. Nes gale filmo, ten nežinau, kokį tu matei, yra ir Kristaus kančia ir visokių yra tų filmų. Bet ten gale rodė, kaip Jėzus seka ir sako, sek paskui mane. Ir žinai, aš tada apsisprendžiau. Ir netgi, pavyzdžiui, netgi kai dirbau kalėjime, dabar, netgi ateidavo reabilitaciją, prisimta, kad atėjo mergina. Sako, aš visiškai netikiu, sakau, tai gerai. Nes jinai atėjo visiškai netikinti. Reabilitacinė, kur reabilitacijos programa irgi paremta visiems, tau reikia patikėti, ar ne? Reikia patikėti, bet kai aš jau pažįstu jų ir aš žinau, kiek jis man padarė mano gyvenime, pavyzdžiui, netgi dėl to tavo, kai tave pasodino, ar ne? Tiksliau, dar tu nesėdėjai, bet ten teismai buvo visi ėję visą ką. Tai irgi, myli, supranti, tu dar po šią dieną galėtum sėdėti. O tu žinai, kiek tu būtų metų gavęs, man tą patį advokatę sakė, jeigu tave būtų pripažinę, ta prasme, prie tos grupuotės, nežinau, bet esmė... Lygiai 3 metus. Jo, bet tave paleido daug greičiau, ar ne? Po 7 mėnesių. Bet mes ir kalėjime, mes meldėmės su merginomis, jūs duok. Tau atrodo, juokinga, bet man tai buvo visiškai, aš taip prašau. Juokinga, man, kad juokinga, aš suprantu. Ir tikrai, žinok, ir tai mergina, tarp kitko irgi, jinai buvo dar prieš tas įvykis su tavim, tai supranti, jinai irgi sako, aš netikiu, sakau, gerai. Ir matai, tai nėra, kitiem atrodo, kad tas tikėjimas, suprantis, yra ant kiek iškreiptas mąstymas, kad tai yra kažkokia prievarta arba tiesiog... Žinai, dėl ko taip yra. Aš iš savo pusės žiūriu, dėl ko ir pas jaunus žmonės arba šitas specifiškai yra dalykas nusistatymas prieš religiją ir tikėjimą, kas lygiai man tas pats buvo, kaip ir daug šeimų, kurios yra religingos, kai tėvai labai kiša savo vaikam tą religiją, kaip ir man buvo lygiai. Taip pat aš atsimenu, kai aš buvau mažas, tu mane visada temdavais į tas bažnyčias tas visas grupės ten ir taip toliau. Ir aš nuo to ir pradėjau labai kaip tik specialiai mėginti nekęsti, nes yra per prievartą kišama. Tu gal pati neprisimeni, bet tikrai tai buvo, aš dar buvau mažas. O tai kur man reikėjo tave palikti šiaip logiškai? Jo, gal viena aš tave... Bet man taip atrodė, kad tu specialiai man... Tai jums taip atrodo, supranti, jums atrodo, kad vis laik tėvai vos nenori... Bet yra tokių tėvų labai daug, kur specialiai grūda vaikam religiją ir neduoda jam patiem pasirinkti. Nors šiaip turėtum galėt duoti. Tai pažiūrėk, netgi tai merginai aš pasakiau, davai, sakau, paprašom, labai paprastai, žiūrėk. Ar šiandien iš vis nieko nesakiau, sakau, viskas okei, kad tu netiki, sakau, davai. Sakau, ir aš taip labai paprastai, sakau, Dieve, sakau, tiesiog, atiduodam tą situaciją, dėl to, jeigu tu, sakau, nebent pats jai parodysi, kad tu esi Dievas, sakau, tu pati, sakau, paklausk, ką tu galvoji, ką tu nori, sakau, arba tu pats apsireiški, jos, toj situacijoje, ne? Ir duok ant rytojus,
jinai pradėjo tikėti Dievu. Žinai, kodėl? Labai paprastai. Nes grasinai šaunamaisiais ginklais jai. Ne, nu tai aš paklausyk. Aš kitą kartą pasakydavau, taip labai rimtai sakydavau, atsiremk į mano ranką, skrysi pro uždarą arba rimtai. Ir jom tai būdavo labai bairiai. Tu supranti, Dievas jis nėra religija ir vat jinai patikėjo, žinai, kaip paprastai. Dėl to, kad aš eidama per pietus, aš eidavau iš kalėjimo ir eidavau į Maksimą, kad nors nusipirk pasilepinti, dar kažką prie kavos ir einu ir žiūriu Zefyram akciją. Na, žinai, Zefyrai. Ir aš tai praėjau, bet paskui staiga tokia mintis, nupirk Zefyro, aš vėl grįžau atgal, nupirkau Zefyro, galvoju, reikia palepinti, jas kažkaip tai, nes, man patikdavo, jas palepinti ir aš Zefyro, dar kažką gal šokoladą turėjau, dabar neprisimenu. O jinai, žinai, ko paprašė ta mergina? Sako, tikrai nieks nežinojo, aš sakiau, Dieve, jeigu tu esi, aš taip noriu Zefyro. Sako, aš taigi nežinojau. Bet suprantate, va ta mintis. Ir aš nei iš to grįžau atgal ir va būtent nupirkau tų Zefyrų ir palepinau. Ir taip jinai prasidavė už Zefyrą. Suprantate? Na, aš šakiuosi, bet va tokios situacijos kitą kartą, kodėl sakau stebėti, va, aš tai vis laik stebiu. Ir aš stebiu, aš vis laik netgi dabar, žinau, kitą kartą abejonės. Bet nėra, kad nėra gerai per daug remtis, jeigu tu tiki Dievo... per daug remtis irgi į jį, va, kaip tu sakai, tenais, tarkim, oi, čia, tarkim, tenais noriu namo. Tipo, noriu namo, bet aš tikiu Dievu ir tokia paprašau, pasimeldžiu tokia, o Dieve, prašau, noriu namo už milijoną ten eurų. Čia pavyzdys, čia aš nerimtai sakau, pavyzdys. Noriu namo ir ar to užtenka, nes kai tu pasakai, aš kartais įsivaizduoju, kad tu tada pats nieko nedarai. Aš suprantu, kad gerai, tipo, jeigu tu tiki Dievo, kad prašyti ant Dievo pasimelst, bet vis tiek pats tu irgi turi dėti pastangas link to namo. Neužtenka pasimelst. Kaip tu sakai, ten su to Zefyro, ar ten su kažkokiu, ten dar dalykas nėra, kad tu tiesiog pasimeldi ir tada sėdi, nieko nedarai. Tugi, jeigu nori namą, tu turi ten daryti verslus, kelt pinigus, ten dirbti nesustojęs. Ir jo, jeigu tu tiki Dievo, ten gausi kažkokios motivacijos, kažkaip gal susidėlios ten tie įvykiai geriau, bet tu pats vis tiek turi daryti dar prie to pat. Nėra, kad Dievas viską už tave padarys. Jisai žino, kam ką duoti, ar ne, ir jis tau, jeigu ten tu manipuliuoji ir visą ką, ir tau net nereikia, tai tu ir negausi, tu supranti, tu negausi to, pavyzdžiui... Ne, bet ar pats turi daryti vis tiek? Vieni turi, kiti neturi, aš to negaliu atsakyti į tą klausimą. Okay. Kitą kartą aš to negaliu pasakyti, kaip pavyzdžiui, aš gal kitą kartą, kaip pasakyti, aš gal turiu daryti, ką aš galiu daryti, pavyzdžiui, ne, kaip, o kitą kartą, pavyzdžiui, aš darau kažkokius, darbus, kur tikrai žinau, kad, galbūt Dievo įdėti mano širdį, ne? Ir jis manim pasirūpina, bet nebūtinai, kodėl aš turiu iš tą milijoną ten namą turėti, gal man užtenka paprašiau. Ne, aš čia pavyzdį duodu. Taip, tai sakau, tai gal aš gausiu kažkokią aprūpinimą kitokį, aš kalbu, gal kitokį namą ir džiaugsiuosi. Ir čia dėl to kišimo, tai vėl, kaip aš sakau, turi tikėjimą, aš turiu jį savo, bet aš negaliu tylėti, nes man tai padėjo. Supranti? Tada, kada nieks man negalėjo, pavyzdžiui, nei joks psichologas, nei daktaras, dabar tu įsivaizduok. Dabar tokioje situacijoje, kokioje aš buvau, ant tiek sužeistas žmogus, ar net ant širdis visą kraujuojantį, galima sakyti, nuo sužeidimų visokių, nuo vaikystės, nuo ten daug nesėkmių ir gyvenimo ir visą kitą, ar ne. Įsivaizduok, aš galiu gerai iššnekėti su psichologu, bet kas gali man pagydyti tą širdį? Ką aš galiu tik tai užsiglūšinti, kokiais raminančiais ir visą ką, kaip tu sakai, ir nuo to raminančius. Bet išgydyti... Neraminus, antidepresantus. Nesvarbu. Bet esmė, bet kad aš dabar galėčiau gyventi, džiaugtis ir gyvenimu be jokių vaistų, be jokių papildomų ten kažkokių tai narkotinių medžiagų ir visą kitą ir būti patenkinta, ko aš anksčiau pavydėjau ir tikrai galvoju, taip aš norėjau būti laiminga, o dabar aš esu tikrai laiminga, nesvarbu kiek ten man metų, nesvarbu kaip aš atrodau, kiek aš turiu, ką aš, ta prasme, netgi nuo to, net nelabai priklausomas, supranti. Aš patenkinta to, ko aš turiu, nes aš suprantu, koks yra laikas dabar, ne, kad, žinau, kiek man čia to laikinas gyvenimas ant šito žemės ir supranti, aš negyvenu tam iliuzijom, kad, aišku, aš žinau, kad aš gyvensiu, žinai, bet čia gyvenime, šitoje žemėje mūsų laikas yra labai trumpas. Ir man buvo duotas, kad aš galbūt nugyvenčiau dabar tokį gyvenimą, kokį man Dievas davė ir atlikčiau tai, ką jisai nori, kad aš atlikčiau, supranti. Galbūt vienam žmogui iš ten kažkam padėti, pasakyti, supranti, kaip ir man padėjo daug žmonių.
Tu dabar pat žinai, kaip aš dirbau kalėjime, kiek atvažiuodavau ir amerikiečių, aš jiems žiauriai dėkinga, ir iš Šveicarijos. 10 metų aš pradirbau pataisos namuose, Panevėžy, su moteriam. Ir esmė, tu supranti, ir kiek atvažiavo, ten, netgi pažiūrėk, ten buvo iš skirtingų, visai atvažiuodavo iš skirtingų bažnyčių, misionieriai. Ir su visais mes, tai nėra, supranti, nėra sienų tarp tų, tikinčiųjų, nes, supranti, tu, kažkaip, kiekvieną tu priimi kaip savo artimą, kaip brolį, kaip seserį. Buvo to žemės toks gangsteris iš Afrikos, ten, supranti, ir man toks ten, jisai liūdėjo ten visam kalėjimui, irgi ten administracija buvo, ten tu matytum, kaip jisai ten liūdėjo, kaip jis kalėjimai tikėjo, kaip ane idėjos pagavo, ten toksai, ten jį pasako, kaip ten jį kaimynas išprievartavo gal 6 metų, ten Afrikoje ten tokie dalykai, ar ne, ir sako, aš ten tada ėjau į gatves ir ten gatvėse, tai kaip tos gaujos prasidėjo, ten jis buvo iš tų jaunų, kur jaunesnis paskui ten jau pakliuvo, aišku, ten tie kalėjimai ir tenai jį turėjo nužudyti, jeigu tu įtiki, pradėti tikėti Dievu, ten ne šiaip paprastai, tad jeigu tu išeini traukės iš gaujos, ten tu turi būti nužudytas, tu supranti. Ir aš žiūrėjau tą žmogų ir supranti, ir tikrai tokia Dievo meilė, ir jis ten tiek jis tarnauja dabar kalėjimas tenai Afrikoje ir kvietė ir mane truputį atvažiuoti ir atsargiai patylėti. Kokia ten pala lyga paplitus Afrikoje yra? Oi, nebeštikiek. Kaip tas, kur mūsis nežioja tą lygą? Nesvarbu. Uodai, kaip ta? Malerija, malerija. Sargiai, labai daug malerijos. Nesvarbu, bet esmė supranti, bet aš kalbu apie tai, tu girdi tų žmonių istorijas ir tu žinai, kad iš tokių, kur ten niekas ir vardas niekas. Ir aš irgi neturiu Emilį ką pasigir, kad ir netgi tada, kaip kalbėjau, ten nenoriu aš pasakyti, kad čia kažkiek žmonių padėjai. Tai aišku, jeigu tu nori, kad tu gerai jaustumėsi, tu ir darai gerą, tu sakai, tu gerai jautiesi darydamas kažką irgi gerą. Tai čia jo, bet pavyzdžiui, aš jaučiuosi kaip, žinai, kaip tau Dievas įdeda, arba tave ištraukia visai iš niekur, įdeda tau tos norus, troškimus ir tu tiesiog tampi jo indu. Tu tampi ir tu darai tą, ką jis tiesiog, man kitą kartą tikrai toks noras galvoju, tiem paaugliam padėti, žinai, ten tiem, kad jiem nereiktų tak skausmo galbūt tiek perėti, kiek man reikia. Ir man tikrai, supranti, man tikrai buvo ten be šansų išgyventi. Aš to rimtai sakau, dabar tai daugiau pagalbos, dabar tu gali Facebooką ten įeini, ten YouTube'ės, tu gali pamokslų, beli kokių pasiklausyti. Taigi aš neperšu to tikėjimo, aš tik kalbu, kas man padėjo ir tik, kad kalbu, kad yra išeiti, supranti, yra ta pagalba ir netgi... Ir mus naudoja, ar ne, kažkokiu būdu. Aš nesakau, čia dabar man čia pulkit visi skambinti ir aš čia dabar padėsiu, čia, aišku, norisi, galvoju, kaip matai, tos paauglius, kurių tikrai niekas nesupranta, tai tikrai, man labai patinka tie vaikai, kaip jie kitą kartą praeina, tokie, paaugliai, arba ten man, pavyzdžiui, ką nors pasako, o, labas, ten, svarantė, mes kitą kartą, tenai, ką čia dabar kalbi, o man taip norisi, aš laik pasisuku vakar, ten jau, žinai, pasavaikščioti ir tokie pravažiavo su tuo redlenti ir ten, o, labas, sakau, o, labas, supranti, jiem norisi gyventi to dėmesio, visi nori, mes norim, kad mus suprastų, kad mus, kaip pasakyti, netgi tie maži vaikai, tu pastebėkime mažus vaikus, kaip jie eina, jie atsisuka, dar taip žiūri, žinai. Žiūrėjau, man labai nepatinka šitas dalykas. Nepatinka. Labai nepatinka, kai eini mieste ir mažas nepažįstamas vaikas tiesiog žiūri tave. Ir ko tu nori? Bet jiem dėmesio reikia. Jo, bet tai reikia pasakyti tada kažką. Arba aš dėl to autobusais nebegaliu važinėti, nes, aišku, ten yra, žinai, iš tų jaunesnių, kur žiūri mane labai daug, žinai. Ir kur akivaizdžiai būna, matau, ten atpažįsta, žinai, bet nieko nesako. Aš sėdžiu autobuse ir jie 3 tiesiog stovi ir žiūri mane, taip 10 minučių. Tiesiai mane. Tai tu sakyk, o labas. Ir nieko nesako, ne, tai aš irgi man nemalonu sakyti 3 vaikams, dabar aš šnekėsiu 3 vaikais, nėra, kad aš žinau, ką ten man, gal išpizdavos mane. Dėl to dar tas būna, kur tu sakėjai, kad atstumimo ta baimė yra, tai pas mus tas būna, kad mes, kai ten jau būna mus atpažįsta žmonės ir gatvėse ir fotkinas, ir čia, tipo, man, tu žinai, tą Antaną ir Pataraką, tos kolegas mano, tai Antanui gal tas nelabai yra, kur jisai, kad bijotų su žmonėms šnekėti viešo vietoje, nes jis toks labai ekstravertiškas yra, jis ten labai gerai gaudas tokiose socialinėse situacijose, o man, pavyzdžiui, su Padraku mums sunkiau yra, nes aš nežinau, kas man yra, aš, pavyzdžiui,
kai ant sienos lipu, ten prieš tos, ten, kiek ten esu lypęs, prieš 500 žmonių, tenais, prieš 700 žmonių, aš ten absoliučiai jokios baimės nejaučiu. Aš galiu jiem beleką sakyti, aš tiesiog užlipu ant sienos, pas mane kažkas įsijungia, kad aš visiškai atsipalaiduoju ir aš žiauriai gerai jaučiuosi ir aš atrodo visiškai nebijau tų žmonių, kas tenai sėdi, aš galiu beleką su išnekėti. Bet kai aš esu paprastai, vienas, kai vaikštų mieste, jeigu kažkoks žmogus prieina ir užkalbina, aš toks įsitempi ir atrodo net bijau kažką pasakyti. Ir po to būna dažnai net parašo, tipo, ten, ar po podcastų pakomentuoti ten. O ten buvau sutikus tenais Emilį, tenais mieste, ten bandžiau užkalbinti, ten labai bjaurus pasirodė, šlykštus tenais, nenorėjo kalbėti, bet čia nėra, kad aš pasikėlęs kažkoks nenoriu kalbėti, aš tiesiog bijau, aš kartais pats bijau kažką pasakyti arba ten ilgiau šnekėti, nes aš bijau, tas irgi yra tas atstumimo dalykas, kad tu bijai, kad ar tu išpizdavos tave ar ne, tai jo, dar tas būna dalykas toks, nežinau, kad jo, bijai, kad atstums ir tas žmogus, kuris su tavim nori interakcijos kažkokios, jis pradeda galvoti, kad tu čia pasikėlęs arba lochas esi ir tu nemėgsti, nors iš tikrųjų tai tu bijai, kad jis tau kažką pasakys ir dėl to tu daug. Na, vieną žodį nesusišnekate, ne? Ja. Nei tu tau maži vaikai nieko nepasako, nei tu. Ja. Tu dar man, kaip čia sakei, tu dirbi kalėjime, moterų kalėjime, ar nebedirbi, dabar išėjau? Jo, 10 metų. Realiai prasidėjai 5 metų zoną, jeigu dirbi dieną po 8 valandas, tai čia realiai vos ne pusę paros, tai realiai tu 5 metus prasidėjai kalėjime. Kaip kokie pirmi įspūdžiai buvo, kai pradžiai įsidarbinai tenais? Sunku buvo, nes tengi, vis tiek, žinai, moteris tas irgi, žinai, kai kurios gana agresyvės jaučiu, turėtų būti tenais tos kalinės, ten, kaip sakant, pulti, tai nežinau, nebandė pabėgti ant tavęs ar dar kažkas tokio. Mižalais nupilti. Matai, kad tave myli, ką aš to galiu pasakyti, aš pati netokia iš tokių labai paprastų ramių merginų buvau savo metu, žinai, tai, žinai, Panevėžyje, nes ir mano draugų buvo visokiausia plauka. Ir bandytų ir visokių, ir turėjau draugų gerų. Tai nebuvau tokia, bent jau vaidinau, kad kieta, žiūriai. Tai čia kalėjimą jau vadinai, kai pradėjai. Ne, Ai, čia dar prieš tai, visą laiką aš buvau kieta ir dėl to, ką aš žinau, iš tiesų tai gal vidų ir bijoju, bet aš supratau, jeigu pamatys, kad aš bijau, tai dar bus blogiau. Tai geriau tada, kad buvau tokia kietai, supranti, ir visa kita. Tai irgi, tu sakai, kad ir dėl to, aš, supranti, aš vis laik matau stebuklus, visada. Ir, pavyzdžiui, vis laik svajoju, aš tų pinigų neturėjau, bet vis laik svajoju turėti savo reabilitaciją. Kad padėti žmonėm. Galvoju, tikrai turėjau tokią svajonę, žinai, ir kaip lankiau aš jas, savanoriavau, ten tose grupėse eidavau, tų anoniminių, ten, žinai, alkoholikų ten, ateidavau, pravesdavau ten. Ir buvo kažkaip, ten buvo stabdis, kai jau tu gimėjai, ten jau nebelankiau, paskui vėl ten toliau. Bet, žinai, vienu momentu supratau, man tai buvo. Ir, pavyzdžiui, netgi galiu pasakyti dar vieną tokį momentą. Visą laiką mes labai dažnai, kaip pasakyti, aš galvoju, aš čia, tai jau, čia tokia, gera, čia buvau, galim taip, ne. Bet žinok, nieko panašaus. Tu eini, darai dėl to, kad tu kitaip ir daryti negali, dėl to, kad, pavyzdžiui, man tikrai būdavo bloga ir viduje, ir aš suprasdavau, kad aš turiu eiti, kaip tu pats žinai, kai tu darai gerą ir tau, tada būna gerai, supranti. Ir pradžia buvo tokia man daugiau savanorystės, aš aišku, čia pradžioje ir Vilniui tai pas vyrus eidavom čia. Čia ir buvo moterų anksčiau po metus uždarytos, dabar nebėra čia moterų, čia aš, kaip jau buvau blaiva, tai jau čia lankiau pradžioje Vilniui, nes aš Vilniui 10 metų pragyvenau. Tai čia pas vyrus į kalėjimą eidavom, ten irgi ten ir grupės buvo ir visą. Rasose, Raso padarytas. Jo, Raso, jo. Ir ten buvo ir moterų šalimais, ten irgi ten aš irgi ten eidavomės, ten jos, kurios uždarytos, būdavo, žinai, po kažkur tai, po metus, ten už huliganizmus, už ten senais laikais vadinosi LTP, dabar nebėra to pavadinimo. Bet irgi buvo įdomi, tu žinai, kaip aš ten pakliuvau pas tas moteris. Supranti, aš visur mačiau, kad tarsi vedimas, kažkas tave veda, nes man buvo taip bloga, aš tada gyvenau su to amerikiečiu, bet aš taip viską pilna viduj. Aš sakau, reikia nueiti, žinai, nelabai aš irgi ten mėgdavau tų išpažinčių, bet galvoju, žinai, nebeli kokią bažnyčią, nebeprisimenu, čia kažkokią senamiestį žemę, kažkokią mažą bažnytėlę. Sakau, reikia išpažinti atlikti, žinai, tam kunigui ir sakau viską padariau, sakau visas nuodėmes. Sakau, gal tik neužmušiau nieko, bet norėjau tai tikrai. Rimtai, tai žinai. Sakau, o tas kunigas sako, tai sako, duosiu po
kaip aš atlikau, tai išpažinė, sako, aš gal kokius čia poterius man lieps, aišku, žinai, aš tam. 10 motinų Marijų. Paklausyk. Ir sako, ne, sako, jūs, sako, turėsite užeiti, sako, į kleboniją pas mane, galvoju, nu, viso, dabar tos grindis plaut kleboniją, galvoju, žinai. Taip. Paklausyk. Jeigu žmogų užmušiau porą kartų grindis atplauni, būnė atleista to būna. Palauk. Ir supranti, tai aš buvau su to amerikiečiu, žinai. Ir mes, palaukėm, jau po tų visų mišių žino. Ir ten, susipažinom, sako, tai va, sako, labai, sako, tavo tokia istorija. Aš ten biškį papasakau, sakau, gėriu, čia nebegėriu, bet sakau, visiems, sakau, jaučiausi, kad daug ką pridariau labai, va, kaip, sakau, ir ten skausmo daug atnešiau, ir motina iš tiesų, žinai, nes tu supranti, kaipgi tada būni tu nedarai to, žinai, gal ir kodėl, aš dabar suprantu, kodėl aš žudžiausi. Dėl to, kad aš pridarydavau tai, ko aš gyvenime negalvojau, kad aš galiu tai padaryti, supranti. Ir man tai būdavo žiauriai blogai iš tiesų vidu, nes aš pradėjau nekęsti savęs ir žinai, kaip būna, tu nori, atrodo, kaip, ne tik, kad tą vidų savęs, bet, tą, kas daro, tai nužudyti, supranti, kad, tokius, nes ten ir muždavausi, tikrai įsveldavau visokias muštynės, tai dėl to ir nebuvau ten tokia visai šventa, žinai. Ir iš peilio ten vieną kartą paleido, tai gerai, kad nepataikiau ten labai, supranti, restorane kažkokiam, ten daug buvo situacijų, kur aš galėjau pati pakliūti tą kalėjimą į pataisos namus Panevėžio, galėjau būti irgi. Dėl to, žinai, kaip sako, ten va pridirba, aš galvoju, neatsižadėk niekada, kaip sako, neatsižadėk lasdos, ten tirmos ir ten, vienu žodžiu, tarbos ir kavos. Ir, ta prasme, tai va. Ir tas kunigas man sako, vienu žodžiu, mes dalinsim labdarą, važiuosim, sako, čia būtent to yra su gatvė, kur buvo moterų, dabar čia yra mokymo centrai, visokie, ten aš važiavau, kiek kartų ten irgi visokios buvo mums, ten reikėjo mokinti, žinai, ir paskaitos, ir sako, padėsi man eiti ir pakalbėsi biškį apie save, ten labdarą padalinti. Sako, gerai, tai irgi tokie įdomus dalykai, ar ne? O paskui aš ten jau vėliau ir pradėjau lankyti, aš ten nuėjau, ir jis daug tarp tų moterų, pamačiau vieną, su kuria aš gydžiausi kažkada senais laikais, kai jau ieškojau ten tų visų kelių link savo blaivybės ir bet jinai buvo visa randuota, čia tokia žandika, tas iššokęs tenai. Tokia buvo graži dar prieš daug tų metų, kai aš ten, žinai, dar gydžiausi. Ir tokia tikrai, kaip sakyti, susivarė, žinai, ir galvoju. Ir aš tiek ten pradėjau kalbėti, ir aš tiek pradėjau verti, sakau, žinokit, tik sakau, Dievą, malonė, kad aš sakau, ne su jumis kartu čia, nesėdžiu ir visa kitas. Daug čia ir labai rimtai, aš galėjau, tiek aš pakliūdavau visokias situacijas, kiek papeiliais buvau, po visą ką, ir kiek man ten sakė už kas ir nežinosiu kur. Iš tiesų buvo ten tokių situacijų, kur ten aš gal kitą kartą nenoriu net pasakoti, bet aš įsiveldavau tokius ten, vienu žodžiu, kur atrodo, kaip akmenė auga razdėlą. Dėl to, kad būdavau tai, pavyzdžiui, su vienu iš buvusių iš vienos gaujos ten gerdavo ir su buvusiu kokiu policininku ten kompanija. Ir taip išeidavo, ten visokių, kaip pasakyti, lyzdavo. Tai geriausias, kaip sakant, tu prie viduriukas buvai toksai. Viduriukas buvo prie viduriukas. Su mafiozais ir su policininkais. Ja, vienu žodžiu, paklausyk. Bet tai visokias situacijas įsiveldavau. Tai kažkas pažino iš gaujos, kad tas vienas policininkas kažką buvo padaręs ten ir aš taiga ten kokią arą iškviečiu, tu supranti? Tai, aš tokius įsiveldavau, kur ten, nerealiai. Ir galvoju, kad tikrai čia, ką žinau, ir aš galėjau ne tik, kad ten pakliūti, aš galėjau iš vis, manęs galėjo nebūti, dėl to aš tikrai tau sakau, kad aš mačiau ženklus, visur mačiau ženklus, kad, ir kai žudžiausi, aš galvoju, tikrai, kam tu Dieve aš klausiu, kodėl tu, sakau, mane palikai gyvą, kodėl tu mane ištraukė iš tos neries, kai aš skandinausi ir kaip ten pamatė, ten realiai buvo misija neįmanoma, kad aš mane kas išgelbės ir visa kita. Ir supranti, dėl to tu turi stebėti savo gyvenimą, žinai, nes, dėl to ir sakau, aš negaliu pasigirti, kad aš čia kažką, dėl to, kad, tu niekas ir tavo vardas niekas, kaip aš sakau, ne tu toksai, bet dėl to, kad Dievas, tarsi, žinai, tave įsirenka, jis tarsi, pats per tave veikia ir tave naudoja, tu supranti? Ir taip aš atsidūriau čia su to kunigu jau, ir sakau, pamačiau aš tą moterį, tai tada aš jau supratau, kad čia jau pradėjau lankyti, tada į Panevėžį grįžau, kažkaip irgi, bet aš į moteris, kažkaip aš nelabai ten, man patikdavo daugiau gal su vyrais dirbti. Ten aš tokia, žinai, kaip krūta, ten strojca visiems. Bet tai moteris dar agresyvesnės negu vyrai, daug kas sako, moterų kalėjime. Kaip, gal ten daugiau, ką agresyvesnės, supranti, aš kaip žinau, kad aš pati buvau vaidintuvas, ten nemaža, kai vaidindavo tokia kieta krūta. Jo, aš galvoju, kad tiek vyrai, tiek bet kalėjime tu
negali nebūti nekietas, tai ten, kad ir nesikietas, tu turi apsimės kietų, nes kitaip tai tave žiūrės kaip į silpną ir turėsi pavojų savo. Bet matai, aš iš tiesų jau buvau kieta, aš jau buvau, jau tik aš jau ir šiaip aš... Aš apie kalinės, bet negali nebūti nekietas. Taip, ir galvoju, supranti, kitą, dėl to, kad apsiginti, aš suprantu. Taip, tu atrodys kaip auka. Jo, dėl to, kad jos kitą kartą perverstas, dėl daug dalykų, ar ne? Ir žinok, ir tada, kaip aš savanoriavau, tai ir aš jau galvoju, viskas jau užtenka, galvoju, pavargau, nes galvoju, aš per seną darbui tenai. Bet paskui mane įsikvietė, paskambino man iš Vilnius, mano toks draugas dirbo pas vyrus, irgi reabilitacijos centre, jis dirbo irgi. Aš į senų laikų pažinojau iš tų taip pat anoniminių alkoholikų. Ir jis atvažiavo iš kalėjimo departamentos kaip viršininkų ir sako, skambina man pavaduotojas, sako, ateik rytoj, sako, tave iškviečiam, neslėpia, kad aš ateičiau būtent. Ir aš nuėjau ir sako, tas mano pažįstamas, sako, tai gyva, sako, Birutė, sako, tikrai, sako, gali, bet, sako, yra dovana, sako, čia tam Panevėžio kalėjimui, ta prasme, kad aš galiu dirbti ir tenai, būtent viduj kalėjime padarė tą reabilitacijos centrą. Čia vėl toks įdomus, kur aš svajojau. Kaip įspūdžiai, kai pradėjai dirbti? Pradžiai nuėjau, pirmos dienos buvo, žinai, kokias, aš to galiu pasakyti teisybę, kaip aš pradėjau jų klausyti, žinai, kaip ten patenkintas, šitokia gera, tokia dar jau suprantu jas ir visą ką. Jos man kaip pradėjo pasakot, kaip ten viena pasakot, matai, kitos jau buvo tiek prinokusios, jos galbūt negali ten tiek daug įsipasakot, daugam. Tai jos man kaip pradėjo varyti viską, taip kaip yra, sako, kaip dūrių žarnos ten iš karto. Iš karto apie žarnas, tai pirmą dieną jau apie žarnas klausys? Ten, ne pačią pirmą, bet iš tų pirmų dienų aš kalbu, nes man reikėjo ten jau susipažinti, man davė ten tokią knygą raudoną, sako, čia reabilitacijos programa. Aišku, vėliau paskui važiavau Lenkiją, dar reikėjo dasimokinti, ten Lenkijos kalėjime pas vyrus pabuvau, ten kelias dienas reikėjo važiuoti ir ten man irgi ten visiškai skirtingai ir ten žiūri tokie, visi tokie, žinai, su tais naručininkai, o aš ten sklaidžiausi irgi, ten man buvo labai įdomu, nes ten tos vienutės, ten tipo recidivistai, ir tipo jie labai atskirai, o čiagi irgi daug yra iš tų recidivisčių, taigi jos bentrakių be nieko su manim sėdėjo. Čia atvira kolonija, bet moterų, taigi ten kur nori ten eini. Taip, bet ir jos ten tarp jų ir tų recidivisčių ir visko pilna ir aš su jom pas mane. Nieko ir pas mane, pavyzdžiui, netgi grupė buvo, kurios po 2 kartus nužudžiusios mano reabilitacijos centre. Aš noriu pasakyti, tave tenais uždaro, jeigu tu esi moteris ir tu, tarkim, apsivagiai. Pavagiai, ten nežinau, papuošalų iš juvelyrines parduotuvės, tave nuteisė, tu gauni ten pusę metų sėdėti. Tave uždaro į tavo atvirą moterų koloniją Panevėžy. Tai noriu pasakyti, tu gal net nebūdamas normalus rimtas nusikaltėlis, ten pavogęs, nežinau, ten kokį žiedą kokį nors iš juvelyrines parduotuvės, su pusę metų tave ten uždaro ir tu viskas, tu iškart būni, aplinkui tave gali vaikščioti moteris, kurias ten 5 žmonės užmušusios yra. 5 ten gal nebuvo tokių užmušusios. Nėra serijinių žudikių moterų. Bet jo, ten gyvaikšto, ten ir sėdė, taigi ten niekas nelabai ten, galbūt ten sekcijose ten paskirsto, o pas mane ten jie tos, kurios, tikrai norėjo gydytis. Mano buvo atskirai reabilitacijos centras, biški šonį, kaip, kiemai tai ten visi kartu, ten, jos galėjo ten ir susitikti, ir valgyklą, ir visą kitą. Bet man atskiriau buvo tas reabilitacijos centras, bet iš tiesų tai pradžioje man biškai buvo baisu, kaip baisu. Dėl to, kad aš galvoju, ar aš atlaikysiu, nes man pradėjo, aš jau visko mačias, visko ten perėjus, ten tiek visko, žinai, tikrai, bet ten daug tokių pasakojimų buvo, kur, nenoriu aš daug labai pasakoti, bet tikrai buvo daug žiaurių, man tokių pasakojimų, jos ten pradėjo atsiverti ir aš galvoju, nes pradėjau naktim sapnuoti, žinai, ten. Taip, aš ten norėjau klausti, ten jaučiu vis tiek toks darbas, tokia aplinka, tu prisisunki pats iš jų tą visą energiją. Ir jeigu tu nemoki, tai aš pradžią galvoju, ir man, pradžią nebuvo lengva iš tiesų, nes, galvoju, ar aš galėsiu, dėl to, kad pradėjau tikrai daug mąstydavau, grįždavau ir mąstydavau, kaip visų pirma, aišku, gal, aš paskui sakydavau, geriau, gal, net geriau net nežinočiau, nes kad tu nenuteistum, supranti, kad atskirtų, kaip sakiau, tą žmogų atskirtų nuo nusikaltimo. Nes kai tu pradedi gilintis, ką jos patyrė iš tų vyrų, kurios ten, pavyzdžiui, vieną ten nužudė, ten tai
aš galvoju, aš irgi būčiau galbūt tai pasielgus, nes tiek smurto patyrus, tiek visko, žinai, kiek ten jie ten daužė, ten vieną, kaip pasakoja, mane sako, paimdavo už plaukų ir ten sukdavo ir trenkdavo į sieną. Tai visokių tokių situacijų, kur, žinai, aš galvoju, nu ką aš žinau, aš nežinau, ar aš būčiau taip irgi nepadarius, tu supranti, ir garantiją būčiau padarius. Ir dar galvoju, eik, tu sakau, tai kaip tu sakau, dar čia ilgai tempiai, nu iš tiesų ten kiek smurto, kiek visko, žinai, ir ten... Nu, nebuvo tai paprasta dėl to, kad visiems buvo galbūt ta aplinka dar tokia, tai ne laisvės reabilitacija. Aš jeigu laisvės reabilitacija, gal kažkaip kitaip jaučiuosi. O čia visiems tos sienos, nu, ir parėjus aš daug galvodavau, kaip ten jom padėti ir tikrai išsisemdavau, susungdavau, tai va čia be Dievo, tai tikrai be šansų. Kodėl aš tau sakau, čia jau, jeigu būčiau netikinti ir neturėčiau tų supranti, tu gali kačelintis į tavo čia tie raumeniukai, va matysis, ne? Tai tau, koks negražus tasai kaukulėnas. Bet esmė, tu supranti, bet jeigu tu neturi tų dvasinių raumenų, ten hana, ten tai jau ten blogai. Supranti, tenai tu jau turi būti dvasiškai stiprus. Nes, nu, eina per emocijas, vis ar ne, ten emociškai tu įsivaizduok, ten kiek. Taip. Nes tu supranti, ten tu pačiam kalėjime ir tu pažiūrėk, kaip įdomiai. Šiaip tai iš tiesų, žinai, ką aš dar galvoju, važiavau autobusą ir turėjau laiko pamastyti. Galvoju, kad mes visi, tas visas pasaulis kaip kažkoks kalėjimas, esam visi. O dar mes esam savo vidiniuose kalėjimuose, kaip tu sakai, tu emocijų kalėjime, ne, kad tu negali pasakyti, aš irgi dabar daug daugiau galbūt galėčiau, žinočiau, tų kamerų nėra, aš gal dar daug daugiau galėčiau papasakoti iš tiesų, bet irgi žinau, kad aš negaliu. Negaliu daug dalykų. Gali ant kamerų viską pasakoti, aš viską pasakoju. Aš žmonės pedofilais viešai vadinu. Ne dėl to, bet, dėl kalėjimų ten ir visa kita, supranti, nes, vėl yra kiti dalykai. Bet supranti, kitą kartą turi, aš aišku, aš nebijau, aš nesau, kad aš bijau, bet tu stabdai kitą kartą, kad, galbūt nereikia tiek ten daug ir visą kitą. Bet tu supranti, mes jeigu savo dar kalėjimuose sėdėm, ypatingai, kurie žmonės, kaip sakiau, priklausomybėse, tai tu pagalvok, ten kiek ten visko pilna viduj. Ir man ten reikdavo nuo ryto, aišku, aš pradžioj pradėdavau, nes aš nežinau, kaip elgtis, galvoju, ten tokia sunkia atmosfera. Ten, aišku, aš ir kalbėdavau pradžioj biškelį, kad atsipalaiduotų, ir kalbėdavau taip, apie save pasakodavau ir apie Dievą, ir mes išmokinau, kad, sakau, pasimeldžiam už tą visą kalėjimą, kas ten vyksta, nes ten tikrai buvo slogi atmosfera, žiauriai slogi. Ir tu sakai, kodėl sakiau, kad mes tik galim melstis, kad keistųsi žmonės arba situacijos, arba dar kažkas tai. Ir ten aš mačiau, kaip per tuos 10 metų ten daug kas labai pasikeitė ir viduje kalėjime, iš tiesų. Bet buvo kas ir nepasikeitė, buvo žmonių, kurie taip ir ne... Ne, jo, aš nesakau, bet didelis procentas labai pasikeitė. Iš mano reabilitacijos buvo geriausiai, aš nenoriu čia girtis, aš žinau, kad čia ne mano nuopelnas, žinau, kad ten tik tai Dievas galėjo mane panaudoti ir ten tiek daug dalykų, kurios dirbo, tikrai turi savo reabilitacinius centrus, dirba socialinės darbuotojas, kaip aš sakiau, ir kaip kalbėjau su Tonkum, sakau, ten nerealiai, kitas, sakau, iš užsienio rašo, ten, aš žinau, čia ir vietoje, kurios gyvena, ir tam pačiam Vilnius, tvarkė savo gyvenimus, tu vieną matyti, ten tą Agatą, kur dirba kavinynį, sako, turiu dabar beveik kaip ir, jei ten davė, galėsim kada nueit pavalgyti, žiauri, faina, aš suprantu, aš matau tas moteris. Nėra, kad pasidarė yra tas įprotis. Ne. Maistą slėpti peilius visokius. Aš bijočiau pas buvusią kalinę valgyti. Ne, labai fainas. Paklausyk, nes nekalbėk, ten, žinok, aš galvoju, kad būtent tie dalykai, tos pasiekmes, kas atsitiko vaikystėje, tas meilės trūkumas, daug dalykų, neišklausimas, galbūt atmetimas kažkiek, tikrai yra emociniai dalykai, nedaug padaro, yra pasiekmes, kodėl taip atsitinka. Ir su viena kalbėjau, sako, mano tėvas buvo narkomanas, sako, nuo 14 metų, sako, aš su juo narkotikus vartoju ir paskui pasiekmes, pažinai kokios, ar ne, ir vogti reikia, ir kad narkotikų. O tai kalėjime kokia pastabi reabilitacija, kur ateidavo, kokia dažniausia problema būdavo? Ar tai alkoholizmas, ar tai narkotikai dažniausiai? Buvo ir su alkoholiu, bet ir narkotikų daugiau galbūt buvo, daugiau. Bet man atrodo, čia susiję labai dalykai yra alkoholis su narkotikais, nes dažniausiai yra, kad tu narkotikų net nenori vartoti, neatsigėręs alkoholio. Tai man atrodo, čia dažniausiai, jeigu pas tave eina, nebūdavo taip tenais, kad jeigu ateina moteris, kurios turi alkoholio priklausomybę ir narkotikų. Buvo, bet daugiausiai tai narkomanės, kurios mesdavo narkotikus, nebūtinai heroinas, bet kurios mesdavo narkotikus ir jos tada praeidavo alkoholį. Daugiausiai. O žiūrėk, kaip būdavo, žinai, kaip buvo, dažniausiai būna, kai jos atkrisdavo, būtent narkomanės, jos pabiškai pradėdavo išgerti, galvoti, kad aš irgi gynė narkotikas, kokio ten sidriuko, dar kažko, bent jau kai jos man pačios pasakodavo, o paskui jau vėl norėdavosi stipresnė, ir vėl grįžta į tą patį. Tai ieško tiesiog dopamino, ieško
nebegauna nuo narkotikų, dopaminas smegenys nebeskiria, tai ieško kitų būdų, alkoholį pasiema, bet alkoholis tas pats šūdas lygiai. Ar heroinas, ar alkoholis, tada, kad atsigaut, tada, nu, amfa ir dar, nu, vėlika ten jos, kad, žinai, kad kažkaip pagerinti, ne, bet visą tą. Taip, kad čia, žinai, čia užburtas atvejis. Bet kalėjime irgi jaučiu narkotikus būdavo, kas vartodavo, nes visuos kalėjimas yra narkotikų. Bent jau pravieniškės tokios ten gauti. Buvo pradžio daugiau, bet daug patikrinimų, dabar 2 kameras visur ir daug sunkiau. Aš pati vieną kartą ėjau per kiemelį, einu į darbą, nu, vidum viduje. Ir nebegalėjai amfetamino prasinešti. Ką? Nes patikrinimas sustiprino. Paklausyk, dabar patilė, kas buvo. Įsivaizduok, aš einu per tą kiemelį ir jau sukti mano, nu, čia jau... Čia kalėjime pla viduje ir čia laukia? Jo, viduj. Ir jaučiu skrenda patranka, nu, tas... Ai, šaudo tuos. Jo, ir man va taip, prausi. Bet tiek tu supranti ir galvoju, darbiški ir būtų man į kaktą. Vsio, aš nežinau, nebi ką daryti ir čia matau iš karto jau tą puolą čiupti, jau net nespėjau sureaguoti, kaip... Kalniečium par? Jo, paimti tą. Aš ir čia nebežinau, ką gaudyti ar bėgti pas būdinčią greitai. Nu, vienu žodžiu, paskui nubėgu pas būdinčią, pasakiau, kad vos pati galvą negavau, nu, ta prasme, nuo to praskrydo. Nu, ten daug tų situacijų, ten būdavo tokių, kad tikrai šaudydavo ir visą kitą. Man tavęs nepuldavo, nebuvo kesinėsi ten... Buvo, nes viena buvo apsivartojus ir pradėjo, ne, aš jai pasakiau, kad muzika ten patildytų, nes mano buvo kabinetas ir ten būdavo, nu, kitų, kur buvo atskirti korpusai. Pirmas korpusas, kur vieną kartą teistos, antras korpusas, kur jau 2 kartų. Ai, tai bet yra vis tiek. Yra, jo, kur daugia kartės ir yra atskirtos, bet tai sen. Tai ir sizduok, ir pasakiau, kad pritildytų, nes man reikia vesti, nu, ten grupės, jausmų grupės vykdavo ir visą ką. O jinai buvo apsivartojus, ten sportavo, nenoriu sakyti, bet, nu, dabar jos nebėra gyvų tarpė. Tai... Ai, numirė. Jo, nes jinai buvo paleista, aš jai siūliu pagalbą, tikrai siūliu paskui jau, bet jin buvo tada apsivartojus ir ten, kai pradėjo patotis, o buvo ten tokia, žinai, iš medžio, nu, tokias kaip tvora, žinai. Ir aš jau, bet žinok, čia buvo viskas, jin pradėjo rėkti. Ir aš ant jos irgi pradėjau rėkti. Ten atsakiau irgi ne taip, kad jau ten sugutilėje girdit. Nes, supratė, aš jas visas tai pažinojau, jūs man irgi pažinojo. Bet, supratė, bet jau žinai, kaip buvo, jau aš jau mačiau save lypančią per tą medinę tvorą, galvoju, lypsiu ir... Ai, snukį. Ir tai tuo metu, sakau, Dieve gelbėk, nes aš įsivaizdavau, kas būtų buvę. Tu sudok, nu ir pats tu jau nerviškai nebetlaikai. Nu, tu matai, išgelbėtavo, jinai numirė. Ką? Sveikinimai. Ne, prikom čia, man gaila iš tiesų. Man gaila dėl to, kad jin buvo atėjus ir kabinetą, paskui vėliau ir aišku atsiprašė ir visą kitą, bet esmė tai, nu... Būdavo labai šokinėdavo, ne? Čia ir buvo šnekėjai. Tai dėl ko tu negali pasakyti? Ne, nu ne dėl to. Žinoma, sėdė kalėjime. Sėdėjo. Jo, ir naimyrė jo čia Aš tiesų jai ir bandžiau padėti ir aš nekėjau ir sakau, tai... Bet ten prie narkotikų buvo pripratus. Jo, ir mirė nuo narkotikų, jaučiu. Jo. Bet supranti, kaip esmė, ir jai bandė ne vienas padėti žmogus, aš tikrai žinau, kad bandė padėti ir žiauriai, vat, nuliūdna, kad, nu, nesvarbu kokia ten, aš sakau, aš vis dažnai nežėdavau į tos, nu, ką jos ten padariusios. Man iš tiesų, man pati baisiausia, man būdavo, žinai, kaip ten tokie buvo, kurios visi bijojo, visas kalėjimas bijojo, ten tokį irgi su brytvom čia vaikščiodavo, ten tipo jo ten bijojo, kad rėžė, nu, vieną ir perėžė, ten, nu, veidą buvo ir visą ką, bet tu supranti, aš tikrai pas mane baimės nebuvo lyg yra, nes aš žinau, kad, nu, žinai, kaip sako, meilė yra stipriau negu tos baimės, ir nugali visas baimės ir aš eidavau kaip tankas, aš ten tokia, ir paskui mane kviesdavo, būdavo ten uždaryta arba ten į tas areštinės ten. Bet ten ilgai jaučiu sėdėjo jau tenais. Jo, ilgai. Bet jin skambindavo ir sakydavo, bet aš kaip, vat, šnekėdavau, jinai visai normaliai šnekėdavo, atvirai ir paskui skambindavo, sakydavo, juokdavosi man į kabinetą, nu, jos galėdavo paskambinti į kabinetą ir sakydavo, teik, sako, man parodyk filmą apie Jėzų, tavo Jėzų. Ir rimtai, tai būdavo žiūri fainai ir iš tiesų, tai ir jinai verkė, paskui man sako, kaip jinai išgirdo, kad aš išėjau iš darbo, sako, verkė. Sako, kur, sako, mano, sako, birutė, sako, išeina, nu, rusiškai, žinai, bet esmė, suprantate, nu, vat, aš tai suprantu, kad, nu, nereikia bijoti ir kai tai nesu meilė, kad tu va, nugali tą pyktį, netgi žiūrėk, netgi patį pikčiausią žmogų, žinai, kodėl jis piktas, dėl to, kad jiem, aš sakau, netgi va, kalbu, kad pats, jeigu pikčiausias žmogus, jam gal daugiausia meilės tos reikia, supranti? Jis gal daugiausia, tik jis taip, nu,
jis, nu kaip pasakyti, gal to neparodo, ar ne, bet jisai ir pyksta dėl to, kad jis nori tos meilės, nori būti priimtinas toks, koks jis yra galbūt. Nu, dėl to, kad aš mačiau tiek ten stebuklų, kur misija neįmanoma, kaip aš sakiau, žydavų žmonės. Aš prisimenu, viena išėjo iš mano reabilitacijos, kaip jinai išėjo laisvę ir jin sako, nu pasimelas, kai aš sakau, jin labai norėjo ten senelius, nu, prižiūrėti seneliais dirbti. Bet įsivaizduok, jinai ten vieną akim beveik iš vis nemato, iš vis, su kita biški mato. Eidavo, ten nevesdavo iki, galvot, ką tu darysi, ką tu, su kokius ten senelius tu prižiūrėti nori ir visą ką, nu, ta prasme, ten praeitis ten žiauri, ten motina, ten landinė buvo, ten visiškai, nu, ten tokia žiauri praeitis. Ir tu įsivaizduok, jinai dabar dirba su seneliais, socialinė darbuotoja. Jos vyras iš kalėjimo lygiai taip pat grįžęs, susitvarkė ir dirba kartu su jas. Vaikus susigražino. Ta motina taip pat pasėmė pas save tenai būtent tuose namuose, kur tie seneliai. Aš žinok, aš tokių, supranti, ir daug tokių istorijų, tokių motyvuojančių, kur tu matai misiją neįmanoma, praeitis ten buvo tokia žiauri. Tai va dėl to tu sakai, aš dar daugiau matau, kad Dievas yra, supranti, aš dėl to tau galiu sakyti ir sakyti, kad nėra neįmanomų dalykų. Aš ten dar daugiau pradėjau tikėti būtent tam kalėjime, kai mačiau, va tokius, aš pati kitą kartą, kaip, jinai manęs prašė, sako, pasimels ten, aš taip meldžiausi, bet vidui pagavau save, kad aš pati net netikiu, ką aš neku jai. Sakau, tu tenai, ten darysi, ten visą ką ten būsi. O paskui, ateina laikas ir tu matai, rimtai. Ir ką aš žinau, kiek jin ten tarnauja žmonėm. Tai yra vau, nežinau. Tai o apie tas emocijas, tai nepabaigiu būtent apie tas, kai tu, žinai, kaip yra, tu pats esi dar tam emocijų kalėjime, o ten irgi ten yra sunkus ten variantas, kaip išeiti iš to emocinio kalėjimo, kai tu pripratęs meluot, manipuliuoti visą gyvenimą, nes tavo išgyventi reikėdavo, ne? Bet kai tu, vieną man tai negaliu, kaip dabar neužmirščiau, sako, kaip jinai man, sako, tai nesupratau, programą, kad ir tą anoniminį, sako, tai kai aš turiu būti sąžininga, nesupratau, apie kokį čia nuolankumą, tokio žodžio gyvenime nėra girdėjus, sako, tai ką, sako, aš turėsiu talonėlį mušti. Ir dabar irgi dirba socialinio darbuotojo, ten, kur sakiau, po 30 metų ten narkotikų vartojimo, aš galvoju, supranti, kur ten atrodo, irgi be šansų. Taip. Bet jie čia meluoja, manipuliuoja, ne irgi, žinai, kaip sako, ne dėl to, kad jiem patinka. Jeigu tu esi narkomanas, tai tu turi meluoti, visada manipuliuoti, kad gautum pinigų. Bet supranti, bet kai tu įpranti tiek metų ir tu kito gyvenimo nesimatęs, ir tu staiga pradėti. Tai asmenybė tavo tampa persiformuoja tiesiog. Jo, bet tu turi tarsi viską iš naujo, mokintis, netgi vaikščiot. Įsivaizduok, po teisybė, aš irgi mokiausi vaikščiot, žinai, nes mano buvo toks charakteris, aš vadindavau, kad tokia kieta bojaca, visiems ten iš kojų suduris atidarau, ten tokia, supranti, vis laik, tokia būdavo, irgi ten. Netgi čia dabar gal biškai jau praėjo tos raukšlės, piktukas tokia, žinai, bajacas, ten, žinai, tipo. Ir nėra taip paprasta, žinai, mokytis, ne, iš naujo gyventi ir ką žinau. Tai aš pati daug dalykų ir po šią dieną, kai sako, visą gyvenimą mes mokomės, ne, ir ką žinau. Bet tai yra, darbas ir, pavyzdžiui, po to 10 metų, žinau, aš jau supratau, kad ten toje aplinkoje, kad tu negali, matai, sako, durninė negali dirbti ilgai, kalėjime tu turi keisti kažką. Taip. Aš tai dabar irgi norėčiau, pavyzdžiui, man jos skambina iš kalėjimo, prašo, kad aš nueičiau, būna, jūs čia prieš naujus metus gal porą kartų. Ant tavęs pasijautė, kad tu dirbi kalėjime. Su mane gaidžiu buvai pradėjus vadinti, atsimenu, vieną metą. O, gaidys, blemba, oi, gaidį turim, iš darbo grįždavai, ką gaidys? Jo, tai ant tavęs. Nemeluok. Panetkės, sakydavai, mane gaidžiu vadindavai. O, ką duhas, eik vaik grindų plau tenais. Ne, nesakydavai, nemeluok, taip ir nesakydavai. Aš tai dabar, žinai, kaip prisiminiau, dabar čia kaip vieną kartą buvau užpykus, ten taip užpykus, tai vieną jo aš vadinau gaidieną, eik tu gaidieną. Gaidieną. Rimtai. Čia moteriai. Ne, vyrai. Vyrai. Nenorėjau gaidžių vadinu, ten, žinai, ten gal per daug žiaurų, tai visiems gaidieną nors pavadinu, tu supranti. Nemylė, nemeluok, aš tave mylimu, kad kur čia tave taip vadinčiau. Bet čia taip tavęs nevadinau. Tai va, o ką daugiau dėl to, kad, aš ir dabar dar toliau svajoju, visiems yra tas, žinai, kaip, kaip labai gerai, kad gali dirbti tą, ką tu nori dirbti, ką tu mėgsti. Ne kiekvienas gali. Ne, aš suprantu, bet man patinka. Tau pasisekė, man irgi pasisekė. Man pavyzdžiui, žinai, bet aš nežinau, gal yra, sako, visa nedėta viduj. Visą laiką aš norėdavau kažką išgelbėti. Kiek miršta, kiek žudosi, žinok, man tai yra žiauru, galvoju, viešpatie. Tai Lietuvoje šiaip visada, Lietuvoje yra numeris ten tokia. Procentaliai Lietuvoje aukštoje labai vietoje, ne? Yra palyginus žudimas. Pizdiko, tai kosmos, čia visi žudosi. Dėl to ir tikrai, sakau,
Toks, tikrai norisi sakyti, kad nepasiduokit. Vaikai, jūs ar maži, ar didelį, nepasiduokit. Nepasiduokit. Nepasiduokit ir tikrai, jeigu sakau, jau ten ta pagalba labai reikalinga, tai, bet Emilija, tu visiems kažkaip mano numerį kažkaip tai duok. Tu man tą numerį dabar parašysi. Kažkada, kai grįši į Panevėžį, gali man tą numerį parašyti, tą podcastą vis tiek ištaleisiu čia už savaitės, greičiausiai dabar, kai nufilmuosim. Ir aš įdėsiu ją prašymą, kam reikia pagalbos, skambinkit mano mamai, Birutė Narkūnienė. Ir įmėsiu numerį. Tu galėsi skambinti mamai. Iš tiesų, nes kitą kartą dėl laiko stakos, tai tikrai gal kitą kartą, bet ar žinutė gerai būtų, kad parašytų, kokios yra problemas ir ne, tada aš galiu paskambinti, atskambinti ar visą ką, tai yra tikrai, man atrodo, kad, nes šiuo metu tai tikrai aš kiek pasiklausau, tai baisu, kas vyksta, ne? Taip. Baisu, kas vyksta, dėl to ir sakau, ta pagalba visiems reikalinga. Ar ne, Emilija, kaip tu galvoji? Reikalinga, iš. Tu atsakau! Ir dabar noriu pereiti į rubriką. Mes turim rubriką, kur žmonės man siunčia visokiausias istorijas. Čia labai trumpai, 20 minučių kažkur užtruksim. Kur man siunčia visokiausias istorijas ir aš jas paskaitau ir pakomentuojam. Tai va dabar gal mama irgi galės pakomentuoti biškai, ką man apie tas istorijas. Tai nieko nelaukdamas eisiu į pirmą istoriją. Gerai, kažkokia mergina rašo. Aš nežinau kodėl, bet pradžioj daug klaidų. Tai štai, sveikas Emilija, prašau neviešink vardo, norėčiau išlikti anonime. Taigi prieš 8 metus mano tėvai įsiskyrė, nes mama pradėjo gerti labai stipriai ir nesugebėjo nustoti. Mes persikraustėme į kitą miestą, man tada buvo 6-7 metai. Po metų laiko mano brolis susisiekė su mama, davė mūsų adresą. Kai tai sužinojau, pasislėpiau į spintą ir pradėjau verkti. Tėvas buvo darbe. Jie atvažiavo su kažkokiais 4 vyrais ir mus išsivežė į seną butą. Labai bijojau, kad man kažkas nutiks. Bet tėtis grįžinėdamas man paskambino. Aš pasakiau, kad mus išvežė mama. Jis po kiek laiko atvažiavo su policija ir mus pasiėmė, o mama su tais vyrais policija išvežė. Be to, jie jau buvo pradėję baliavot. Daug metų praėjo, bet vis tiek šitos istorijos negaliu pamiršti. PS, tie išgerimai mane labai sutrikdė ir pati dabar vartoju alkoholį. Matokio, ką turi patart, gal pakomentuoti? Ne, tai ir kaip kalba, kalbėjom apie tos dalykus, ar ne, kad kažkokios yra pasiekmes paskui, ateina, tos baimės visokios, ar ne, ir kitą kartą, žiūrėk, irgi tas tampimas, tie baimė, irgi jos kokios baimės tarsi, nes žinojo, kad su motina, kas laukia, nesaugumas, baimės, atvėl visokie dalykai neaiškus, nes, pavyzdžiui, kaip mes gyvenama, tam, kad ir dideliam name, kurį tėvas pastatė, ar ne, tada kaip Rožinė pamenė, bet tenai, tu žinok, aš visą laiką užaugau baimėse, visada bijodavau, nes aš nežinodavau, jis aišku, be kiekvieną dieną gerdavo, bet nežinojau, ar bus šokiai su kirviais, ar dar kažkas, tai nemiegodavom, būdavo naktis, spintelės ten nuspausdavom su motina, jis ten su kirviais bandydavo jį, žinai, paskui be miego eidavo į mokyklą. Supranti, tu užaugi baimės ir tu pats, kaip pasakyti, ir to saugumo nebuvimas, daug dalykų, kompleksų atsiranda pilna. Ir tu net tu atrodo gal ir sakai, kaip aš sakiau, kad niekada negersi, bet ten galbūt ir yra, pasiekmes, pradėjo pati gerti, ne? Jo, pradėjo. Reikia kažką daryti, žinai, iš tiesų, kalbėti, aš net nežinau. Kreipkis pagalbos arba paskambink mano mamai. Jo. Padės mama. Gerai, dar viena istorija. Sveikas, geras podcastas, norėčiau išlikti anonimas. Istorija vyko prieš gerus 11 metų, kai buvau pradėjęs eiti 5 klasę. Gyvenau mažame miestelėje ir nebuvo daug pramogų. Vasarą eidavo visi maudytis į ežerus, o žiemą sėdėdavo namie arba eidavo nuo vienintelio kalnelio pačiažinėti su pašikniuku. Eidavau ir aš po pamokų su draugais ir viskas būdavo gerai. Tačiau vieną savaitgalio rytą nusprendžiau prikalbinti savo mažesnį brolį eiti pačiažinėti nuo kalniuko. Jis sutiko. Nuėjome iki kalniuko, buvo sniego. Nuėjome iki kalniuko ir sniego buvo daugiau nei įprastai. Bet čiužinėjom smagiai, leidom laiką, iki tol, kol vieno čiužimo metu mano pašikniukas pagavęs greitį pradėjo čiuožti pro tą vietą, kur buvo daugiau sniego. Ir ten buvo mažas kalniukas, nuo kurio aš nuskridau. Nukritau ant nugaros ant kieto sniego. Supratau, kad ledas. Kai nukritau ant nugaros ant to kieto sniego, supratau, kad po apačia yra ledas. Ir kad kažkas yra negerai. Akis aptemo, sunku kvėpuoti, nežmoniškas skausmas nugaros apačioje. Galvau viskas. Kiekvienas įkvėpimas buvo toks sunkus, toks jausmas, kad stengiasi iš visų jėgų įkvėpti ir įkvėpti labai mažai orą. Negalėjau atsistoti. Brolis pamatęs, kad man blogai, iškvietė mamą. Mama atvažiavus ir pamačius šią situaciją, iškart įsigando ir skubiai pradėjo nešti iki mašinos. Iš karto nuvežė į ligoninę. Prie ligoninės įsodino į vežimėlį.
Psichologiškai, būdamas mažas vaikas, galvojau tik apie vieną. Tai taps mano gyvenimas, būsiu visą gyvenimą vežimėlį ir visos mano svajonės tuo metu žlugo. Miestelio daktarai apžiūrėjo ir verdiktas aiškus. Nieko man negali padėti, reikia skubiai vežti į Kauną. Paguldė greitosios mašiną, suleido daug nuskausminamųjų ir išvažiavau. Stengiausi apie nieką daug negalvoti. Mašinos lubose buvo langas, per jį žiūrėjau į dangų. Skausmas buvo didelis. Vairuotojas ir seselė neleido man užmigti, bandė kalbėtis, bet man šnekėti ir kvėpuoti buvo sunku. Galvojau, mirsiu. Atvažiavus iki Kauno klinikų ir praėjus daugybę testų, naktį pasakė išvadą, kad aš nevaikščiosiu. Tai labai mane sukrėtė. 8 ir 9 slanksteliai buvo pasisukę 90 laipsnių kampu. Kaune pagulėjau ilgai, galbūt 5-6 mėnesius nevaikščiojau. Po daugybės reabilitacijų ir įvairių pratimų šiandien galiu vaikščioti ir džiaugtis gyvenimu. Grįžus į mokyklą gavau tik vieną, kad teks kartot klasę, tačiau mama buvo mokyklos pavaduotoja ir visą vasarą praleidau mokykloje, mokydamasis visą kursą. Tokia mano istorija arti mirties. Prisižaiskit su slydėm, pašikniukais ir atsargiai žiemą linkėjimai. Nu, bliamba, čia jo, čia pasisekė žmogui. Ar čia ne Dievas stebuklas, čia iš tiesų tik tai, aš kitaip negaliu nei paaiškinti. Bliamba, aš būčiau irgi įsigandęs jo čia su tais, bet šiaip daug tokių yra istorijų girdi, kur atrodo, taip tokiais netyčiniais, nekaltais atvejais žmonės neįgaliais tampa visam gyvenimui. Tai čia su tais dalykais reikia labai atsargiai, kur atrodo žmogus tiesiog nukalniuką čiaužė ir galėjo visą gyvenimą koją nebevalyti. Čia kaip ir vasarą irgi gali taip pat prisižaisti su tais, kur būna ten irgi šoka ten ant galvos į vandenį. O tai tu, ką tu darydavai? Aš irgi galvoju. Aš žinokit, jis dar sakė, reikės kalbėti apie tėvystę, bet galvoju, va čia tai buvo, kokie buvo sportai, visi buvo jo. Muitai visai kruvinom ten kojom pareidavo, ten su dviračiais visais ten šakinėdavo, nežinau, ką vieną kartą žiūri praskrenda pro centrinę gatvę, ten su to paspirtukais, su ten, čia tai būdavo viskas, čia tai viskas. Stebiuosi, kad aš dar esu įgalus. Protiškai esu neįgalus, bet kaip fiziškai, kad esu įgalus. Nekalbėk. Gerai. Jis yra visiškai sveikas. Visiškai sveikas, aš tai vas sveikas, aš juokauju, gimau. Dėkoju Dievui. Dėkoju Dievui, kad aš fiziškai įgalus. Tikrai ir vaikai, žinokit, ar jūs didelį ar maži, žinokit, nepasiduokit. Va tikrai kažkoks, jeigu yra spaudimas va gyvenime arba kažkas, tai nepasiduokit jokių būdų. Jeigu nežinot, kas vyksta, tikrai ieškokit pagalbos, nes nepasiduokit, neikit į tuos ten, tą tuštumą nepildykit, nes va čia yra problema, kada, va, kaip sakiau, yra ta skylė, ta tuštuma, ta dvasia tuščia, kada pradedant pildyti narkotikais, alkoholiu, ten, kad ir ten tais visais seksais, dar kažkuo, nesvarbu, kas ir tikrai jūs nepripildysit, nieko neužkimšit, nieko. Aš tikrai žinau, nes mano patirtis ir daugelio patirtis sako, kad ten ta vieta yra skirta, žinokit, Dievui. Ir niekas kitas nepripildys. Tikrai niekas kitas nepripildys. O kas jeigu atsitinka, va, čia yra tikrai Dievo stebuklas, įsivaizduokit, kur galėjo būti neįgalus ir visą ką. Tai tikrai ir linkiu tikrai stiprybės ir visiems. Gerai, dar vieną istoriją, čia gal jaučiu šitą paskutinę pabaigsim. Sveikas Emilį, turiu tau istoriją, tikiuosi perskaitysi, because I have a crippling anxiety and it's making me feel that everything I write is bullshit. Tai čia angliškai, nežinau, ar supranti, bet prašė, aš išversiu, sveikas Emilį, turiu tau tokią istoriją, tikiuosi perskaitysi, nes aš turiu labai didelį nerimo sutrikimą ir labai savim nepasitikiu ir jaučiuosi, kad viskas, ką aš rašau, yra šūdas. Žodžiu, 18 metai, esu 5 klasėje. Man parašė Facebook vaikinas ir pradėjom chatinti. Buvau naivi ir durna, todėl kai jis parašė, kad jam 19 metų, manęs tai neišgazdino, nors turėjo. Mano galvoje gyvenimas klostėsi puikiai. Niekad iki to laiko neturėjau vaikino, todėl 19-mečio vaikino dėmesis mane traukė. Po kelių dienų bendravimo jis manęs paklausė, ar nori būti jo mergina. Aš sutikau. Pradėjau su juo eiti į kiemą, kad su juo susitikti. Praleidau pamokas ir dar įsileidau į savo pačios namus. Viena mano draugė visada būdavo šalia manęs, visos kitos nusisuko, nes matė, kad ką jis daro nėra gerai. Tačiau nei viena nepriėjo ir nepasakė, kad čia yra blogai ir nenormalu. Tik duodavo piktus žvilgsnius, nors ko daugiau galima tikėtis. 5-okai yra debilai. Teisingai. Tada jis pradėjo prašyti iš manęs pinigų. Prašydavo dažniausiai 3 eurų, tikriausiai cigarečių. Čia jau vien... Tu jau vien neturėtum su juo būt, ne dėl to, kad jam 19, dar vien dėl to, kad jis tavęs prašo pinigų ant cigarečių. Tai jis ne vien tik pedofilas, bet dar ir asocialus išgama. Čia, kaip sakant, pirmas yra red flagas, kai bachūras tavęs prašo 3 eurų ant cigarečių. Bet jo, tu 5 klasėje suprantu visą šitą dalyką. Tevam meluodavom, kad pirksiu kebabus, kad gaučiau pinigų ir galėčiau duoti jam. Tuo metu buvau laiminga, nes turėjau vaikiną
Bet ta laimė nesitęsė ilgai, nes tėvai suprato, kad kažkas ne taip ir peržiūrėjo mano telefoną. Tėvai rado visus chatus ir juos perskaitė, visas žinutės. Mano tėvas buvo įsiutęs ir ruošėsi jį sudubasinti. Visą vasarą prasidėjau namie. Viskas galėjo baigtis daug blogiau, tačiau esu gyva, sveika ir vis dar nekalta. Nu jo, tokia vat istorija, ačiū labai už istoriją. Nu čia jo, yra, kaip sakant, rimti dalykai, kai merginos kartais pasiduoda tokiem vyresnių vaikinų įtakai, kaip sakant, nieko nesuprasdamas. Turi kažką pakomentuoti? Ne, nu tai čia daugelį tokių dalykų atsitinka, o ne, kada vat, norisi to irgi, kaip sakau, ne, to meilės, dar kažko, tai ne, vat, nu, ir pačias nežino, ko norisi, ir tada atsitinka visokiausių blogų dalykų. Ir kada slepia nuo tėvų ar ne, ir visa kita, nu tai vėl. Nereikia slėpti nuo tėvų, tokius dalykus geriau visada pasakyti tėvam, nes tėvai tikrai geriau žino ir nereikia galvoti, kad čia jis tiesiog nori, kad tau hujovai būtų, bet kartais reikia pasakyti, ypač tokie dalykai, kai su tavim susitikinėja žmogus už tave daug vyresnis, nu bet 5 klasėje, nu čia šiaip jo nemažai vyresnis, jo daug vyresnis. Tiek, ačiū labai už istoriją, ačiū, kad pasipasakai ir jo, tikiuosi prarasti nekaltybę kažkada. Ir nesu pedofilu. Tu atsakau! Ačiū labai mamytei savo, kaip sako, noriu padėkoti. Oi, ačiū labai, kad atėjai mamytė, ačiū labai, kad, kaip sakant, pabuvai, kaip sakant, psichologė dabar visiems mano fanam, visiems žmonėms, gal kam reikėjo pagalbos, padėjai net su šituo pokalbiu dabar su manim. Tikrai manau, kad tai buvo. Ir jo, ačiū labai, kad atėjai, ačiū labai, kad žiūrėt. Tu gal dar nori kažką pasakyti paskutinių kažkokių pasakymų? Tikrai, nu, ačiū. Ačiū už komentarus ten tokius, aš pati net buvau kaip nustebinta buvau, kad vat, noriu susitikti kažkas ir tikrai gal bus galimybė iš tiesų. Dabar tik gal nuotoliniu būdu galiu apkabinti ir kam yra sunku iš tiesų, bet nu tikrai linkiu, kad nu nepasiduokit. Kaip be būtų sunku, žinokit, yra išeitis visame kame. Čia vat aš, vat tas stebuklas, kur irgi tikrai, nu, galėjo ir nebūti iš tiesų, galėjo ir Emilio nebūti ir tikrai daug žmonių, kurie tikrai, aš galėčiau daug čia privesti liudininkų, kurie tikrai galėtų paliudyti, kad jie buvo niekas ir vardai niekas ir jiem irgi pasisekė, išgyvena. Žinokit, nu nėra tai baisu, kaip jums galbūt šitoj situacija atrodo tuo momentu, bet tik tai, jeigu reikalinga, sakau, pagalba, būtinai kažkur ieškokit pagalbos, nepasiduokit, aš vienintelį prašau, nepasiduokit, nes tikrai dienos piktos, gyvenimas yra sunkus, nėra jis paprastas, iš tikrųjų yra sunku, žinokit, su savimi yra sunku. Man irgi kitą kartą būna, didžiausias priešas esam patys mes, su savo emocijom, su savo baimėm, neįsakytam, su pykčiais, suprantat, su to išdidumu, netgi galbūt, kada bijom, kad čia kažkas atstums, pasmerks ir visą ką. Žinokit, va tiesiog, perženkit per savo tai aš, išeikit iš to vidinio kalėjimo, pradėkit kalbėti, nebijokit sakyti, kaip jūs jaučiatės, kaip jums skauda, jeigu skauda, rėkit, išsirėkit, nueikit į mišką, įsirėkit, jeigu šaukitės, jeigu... Tik viešoje vietoje taip nedarykit, nes labai keistai žmonės. Jo, gali išversti. Nes, žinokit, ir jeigu tikrai, jeigu aš jums visiems linkiu, jeigu tikrai jums reikalinga ta pagalba, iššaukitės Dievą, kad jisai, jeigu ir netikit, sakykit, Dieve, nu parodyk, kad tu esi. Ir pasirodykit, nu, kad vat, kokiom situacija esat, atsiverkit savo širdį, atverkit, nu, man bloga, man sunku, man silpna, Dieve, ateik, padėk. Tiesiog paimkit jam už rankos, nesvarbu, kad jūs gal netikit, gal jūs kitaip suprantat, gal, nes žinokit, va, kaip ir sakė Emilis, daug labai sugadinom tikrai žmonės ir tie galbūt religiškai, kurie labai apie tą Dievą, čia nereikia poterių šnekėti, reikia pažinti kaip asmenį ir paprasčiausiai, va, kaip aš su Emiliu šneku, taip tu gali bendrauti su Dievu, visiškai paprastai jam viską įsakyti, jeigu nėra žmogaus, jam galit viską įsakyti. Tikrai aš linkiu jums didelės sėkmės, tikrai meldžiuosi už jūs, tikrai, sakau, man pačiai labai žinau, kaip nu, va, man buvo sunku, aš tikrai tikiu, kad nu jums pasiseks. Tikrai patikėkit, nes aš dar vieną dalyką priminsiu, gal tokį kaip, žinot, mano motina, nu, Emilė žino, mačiut irgi labai, daugiau religinga buvo, bet jin visą gyvenimą ir dabar išvažiavau, jis sako, aš melsiuosi, laimenu tavo kelionę, vos ten jau be praštika, kaip Emilis žino. Bet suprantat, kaip man buvo baisu, kai aš jau buvau tenai jau beveik dugne, jin prisimenu, pas mane atvažiavo iš Panevėžio į Vilnių, aš galvoju, greičiau tu duok babkių ir vėl važiuok. Greičiau važiuok, bet jin man, žinot, pasakė tokius žodžius, sako, žinai, tokį aš sapną sapnavau, sako, tu lik taip plauki per upę, paskui pradėjai skęsti, bet sako, paskui staiga lik tai matau, kad tu jau kitam upės krante
Ir žinokit, aš tų žodžių aš niekada nepamiršau, man būdavo žiauriai sunku. Kai aš buvau papeilis, kai pati žudžiausi, ten nuodėjausi ir skandinausi, aš niekada neužmiršau tų žodžių, kad aš galbūt kažkaip aš ten praplauksiu, aš išplauksiu, suprantat? Ir jūs išplauksit. Kaip ten bebūtų, jeigu jūs nebetikit, tai aš tikiu, žinokit, tikrai, aš linkiu visiems didelės sėkmės, tikrai stiprybės jums, tikrai, nes tikrai gyvenimas yra sunku, žinokit. Apsispręskit patys, apsispręskit gyventi tiesiog gyventi ir nemirti. Sakykit, aš nemirsiu, bet gyvensiu. Ir dar daug žmonių aš padėsiu. Nes jūs per ką pereinat, žinokit, gali patarnauti kažkam kitam ateity, kaip ir aš daug praėjau. Ir dabar aš kitiem galiu tikrai kažko pasitarnauti. Tai skausmais, galbūt tai sunkumais. Nes, aš ten, koks ten tas psichologas, tik tai aš tik tai tą galiu, jums padėti, ką Dievas man sako padaryti, ar ne, toj vienoje ar kitokioje situacijoje. Dėl to aš ir čia tik tai ir atvažiavau tik dėl to. Tai va, tikrai ir ačiū visiems. Tu atsakau! Puojam dar kartą Birutei. Ačiū labai, kad atėjai. Mano mamulė tikrai, kaip sakė, neiškelmos spirtai ir aš galiu jums tiek pasakyti. Tai jo, ačiū, kad atėjai tada. Ačiū labai visų klausytojų, kas klausėt. Siūskit savo istoriją, siūskit jums nutikusius nutikimus. Jie gali būti juokingi, liūdni, sukrečiantis, baisus. Siūskit visi į elektroninį paštą čionais, kurį dėsiu čionais. Ir aš dar mėsiu numerį mamos. Galėsit susiekti, jeigu jums reikės pagalbos. Pristatykit, prašykit žinutę gal pradžią, neskambinkit geriau. Mama paskaitys, pažiūrės, kas jums yra ir tada susieksit, suskambinsit ir gal rasit kažkokį sprendimą savo problemom. Arba bent jau sužinosit į kryptį, kurią reikėtų. Ačiū labai, kad žiūrėt. Ir dar noriu pasipramautinti savo stand-up pasirodymą, savo stand-up turas, stand-up turas viešieji darbai, mano stand-up comedy turas, mano solo programa, tikrai labai gera programa, tikrai juokinga. Tai pirkit bilietus, jų liko nedaug. Ačiū labai, kad žiūrėt. Čia buvo mama Birutė Norkūnienė. Ačiū labai, kad atėjai. Ačiū labai. Oi, galim skambinti galim. Ačiū labai, kad atėjai. Tai ką, ačiū labai. Visą gerą.